O kiti. Važiuojam, blė, pizda. Davai, greitai, nes čia kol įspūdžių. Iškai prisiduodu, su pitakai sėdžiu. Visą vieną. Persikraučiau, nuo chatą radau, ant žemės keistą tabletę, praėjau iš karto suvalgiau. Pradėjau vilk dabar. Kas Ką? tu yra, blė? Kas tavo akims? Šujo tabletę keistą suvalgiau, sakau. Keista, blė, tau nebūna, kai tu nėra tokių, kur tu nevalgęs. Atsimenu, pas mus prie šulės Pas mus prie šulės apleistas paštas buvo ir tipo rado. Kas iš jo akims pasižiūrė? Mark, viskas, gerai. Leisime apipisnėti. Davai, tu žinai kažką? Kas mano akim? Kas, Paulius, sakė, aš nedamatau, kas Kas Paulius. mano akim? Ne, blė, Paulius, tu Seniai, baseinė buvai? Raudonas? Ne. Aš Emilio Jokūbo klausiau seniai 1,5 valandos. Aš buvau pas jos podcast'e Apie žaginimus, ten krušimus, pedofilus. Kažką apie kumštį šiknoj sakė, nesakė. Cepeliną šiknoj. Cepeliną šiknoj, nes šį kartą. Cepeliną šiknoj. Sako, Emilį, pabūk normalus, sako, nu va, čia mes sėdim dabar podcast'e, Cepeliną šiknojina. Jau žiauriai tampa ten. Most normal sentence from Emilis. Normaliausias, va, Dovis atrodo, kaip Ble, sakė. ta šakosnytė, tai įdomią bando Dovis. Jo, ble, kas Papasakok, kaip sugalvoji, kas įkvėpė. O čia nevaikštai, Nematas, neužsirišęs. dabar čia kalbėsime apie Pas šukos. Dovis yra dabar šitą šakosną čia, va, tai va. Milijonierius, kaip Jo, sakė. iš šonis prasklęsta, taip. Su kripto, jų Uždirbu, ką man? Bet jau čia mes irgi, va, taip, nešiojo. Jo. Gerai, papasakok Ne, man šitą dabar visą. staigiai. Kur jau kokia Kaip kilo idėja šitą šakosnį? Blema, pana pasakė užsiauginti. Pana pasakė užsiauginti. Aš viską darau. Sakė auginti šonus. Ką? Sakė auginti Ne, šonus. užsiaugink ilgus. Ai, ne, buvau Jago ir buvau su skrybelė. Ir labai norėjau, kad laukai tokie, žinai. kaip- Skrybelė buvai? Nu, jo. Aš buvau. Ir buvau su skrybelė ir galvojau, žinai, kad gražiai plaukai būtų ilgi, bet dar nebuvo ilgi, tai dabar užsiauginsiu kitą Jagą. Kas pasidarė, Dovis? Kitokį gyvenimą. Čia dėl to, kad mergaitė. Ne, Čia atsivėrė, man. Dar šiek mėla, pana tavo. Jo, gerėti. Nepradėkit. ačiū. Tai faina, pana, Bet pažiūriu. tokių, davai. Pažiūriu podcastą, kas ant karto tikrai įsijungi mašiną. Tegul negrauno. Kokia šitą tabletę? Tegul mergas podcast'ą Kokia šitą negrauno. tabletę? Vis dar vyšį, vėliau. Kas tai, kas tavo akimis, blė? Tu spėsis, blė. Įjung kalmą mano kamerą, ble. Kas mano akim? Nežinau. Gali prieiti prie kameros, parodyti žmonėms. Suvalgiau violetinį panišerį, suvalgiau. Žiūrėk. Nefokusuoja. Net nefokusuoja į balniką, taip pat. Šelį, o taip ir matau dabar kitą kamerą. Lygiai taip pat. Gerai pasako, kas tai yra. Kaip, bet tai tu atvarai vaigi. Ką? Tai tu atvarai vaigi. Tai aš didelės figūras matau. Aš smulkus. Na, aš taip, neįskaityčiau baterį, ką įskaitau. Realiai, taip, kūdą žmogų nematytum jau per O skaitau, baterį juice, tai skaitau, o daugiau sudėties, tai nebeįskaitau visą. Dabar realiai, gali išgyventi, kai Markas yra tik tai, jeigu turi biški masės, taip, tik tais didelės figūras. Per perį, jeigu esi, taip. Prasme, jeigu su motociklu važiuoji, pizdatau yra. Nuneši nuo kelio. Vaikai iš darželio, kurie eina po. Dviračiams jo labiau, blė. Ne, iš tikrųjų, tai buvo akis pastikrinti. Sena gera. Aš taip, dabar, mes taip tą akis tikrindam, reikia uždengti vietos. Ne, man. Markui ratą duoda. Sako, ką matai? Būna du variantai, gali įlašinti arba gali šluratą duoti suvalgyti. Čia niekas niekada nežinodavo, kad pasirinkti tą gali. Tiesiog paprašai, kad ratą duotų iš po stalo ištraukti. Ir kad sako, kokias figūras matai? Ne, tada tiesiog sako, reikia palaukti 20 minučių muzono paleidžia ir laukia. Kai pamato, kad kojytė pradeda judėti, tada pakeičia kabinetą. Šiaip jo, variau akis pasirinkti, pasiteisės tos problemos sakim, tai ten, žodžiu, išsiaiškinom, kad vis dėlto pabiški blogėja dešinė akis mano, tai operaciją darysiu gruodžio pradžiai. Tada, kročiu, nematysiu nieko. Gerai, bet kodėl tau vyžiai išsiplėtė, blė? Nu, tai dugnų žiūrėjo akių. Ir kažką ten lašina. Žiūrėjo akių dugnus, rado mane tam dugne. O ten bareikis. Šiandien mikroskopu, blė. Nu, bareikis, tikrai. Ir bareikis ten toks lamojuoja. Gelbėkit. Norėjau akių daktarą paprašyti, kad parašytų man raštelį, kad nebegali podcast'ą atėti, žinai. Kaip būna, kai šūlė, tipo, žinai. Atėčiau čia su rašteliu, galėčiau nepizdėlinti, tiesiog turiu raštelį. Bet jo, patikrinu akis, gruodžio pradžioje darysiu operaciją, žodžiu. Tai kiek laiko būsi? Blet, kokį mėnesį, 2, tai matysiu, kaip dabar, tipo, žiauriai prastai. Bet stand-up'o nebeturėsiu, tipo, ką vairuoti, skau, didelius objektus matysiu. Trumpus atstumus galės pavairuoti, bet šiaip dabar atsikraučiau, dar arčiau, tipo, taip, epicentro. Taip, pavaikščiosiu, šiltas triukę nusipirksiu. Ir tiek, nežinau, tokios tokelės pasinė gyvenime dabar perskrošiu vakar. Bus tas bičias, kurį visada parke, na, pasirodo. Nežinai, kaip grįžti. Men's not hot.
Jo, šiaip tai viską, žinau, visą kitą, ką jūs gero. Kapuliakai šiandien. Čilinu, pizdado. O čia netgi Q&A darė šiandien. Taip, viską dabar darysiu, žinok, viską tikrai. Pristatinėsiu, kokių nusipirkau keptuvių dabar. Daug čia laukia dalykų. Nusipirkai kažkokią? Nusipirkau keptuvę, na, toks laimingas parėjau. Šiaip smagu nusipirkti keptuvę yra. Jo, nes, bet po to jau kai tampa nebesant, žinai, kai supranti jau viskas. Tai. Man žiauriai, aš nesuprantu, žinai, ko, pavyzdžiui, vieno dalyko su keptuvė. Tipo, aš nusipirku naują keptuvę, aš kepu ant indukcinės plytos, kur yra švari, bet vis tiek, na, apsivaflina tas dugnas jos, tipo, vis tiek tos tampa, blėt, kažkoks... Keptuvės? Jo, jo. šlyšus apvarvėjęs, apsitiks, vis tiek. O kodėl, jeigu švari... Dėl to, kad pirktum naują čia. Taip. Čia kaip Apple. Kam gamint daiktą, kaip iPhone'us update'us išleidžia. Bet tai, žinai, tu kažkoks ten aliejus būna užtykšta ten, va, ir kaupęs tašų, neišmanai keptuvę. Ne, jeigu ten valytum taip, kaip, ten, pavyzdžiui, tas, kaip jos, ketinės, kaip vadinas tas, kur... Indukcinės. Ne, yra ketus. Regėtorai, kur yra. Ketus, ne. Jo. Tai taip, jie ten su tom druskomis, laik reikia pastovi kiekvieną kartą plauti, ten atplauti ir panašiai. Aš viską indaplovę sen nesu dabar nei vieno indo išplojęs. Šis keptuvės nereikia plauti, žinau, kad nereikia keptuvų plauti. Nu, kad ten... Su špaviriniu rankų išsivalai. Iš ko mačiau, iš Arūno TikTok'ų, kad nereikia plauti. Jeigu plauti, tai reikia. Šiaip Arūnce, jis biški juda, jis matė dabar jau tapo diskotekas, kažkas pradėjo. Jis bilietus paleidęs. Jis kažkokias diskotekas promina, jis čia apšvietėjas. Aš būsiu operatorius šviesų, čia va, operatorius čia sėdės. Mums realiai ateis pabaiga, kad TikTok'e neatras, kad peiseroje galima bilietus pasileisti renginius. Viskas, na. Mūsų renginiai tušti, pablė TikTok'o laivai bus, blė, taip, gyvai, už bilietuoti. Parodysi degą? Šlepą niuchinsim TikTok'iniam stovai. Kurį man čia Almarai prisijungti? Samsung? Alma sako, neįrašinėjom, žinok, taip. Žinau, reiks pradėti seniai. Ne, Arūnces. Nėra Arūnces. Rodysi čia kažką? Alma dabar užtikadavęs nucėsas, sakė. Nebegėminė, Alma. Vakar mačiau prisijungęs dar buvo. Kas buvo? Vakar prisijungęs dar buvo. Žiūrėkit, Arūnces, draugelis, kad tokį piso mūsų, žiūrėkit, nėra baigėt, jis diskotikų buvo. Šiandien mūsų vakarai bus rokas apsauginis bus. Žiūrėk. Kokius judesiukas kaip mokė. Žiūrėk, seniai. Žiūrėk, ir dabar tokį, žiūrėk. Iš oro, žiūrėk. Bum! Front flip, aš niekur, blėt. Su džinsais aptamtais. Čia kelias, Treningai. Atsiemu, sorry. Bet dar parodyk tą, kur prie pulto sėdė Arūnce. Jo, Arūnce dėlis, ta pati po... Bet tai nematys vėl žiūrovai. Tai uždėsim postą, mes gerai leidžiam šią fotką, uždėsim postą. A, čia ta diskoteka, kur Arūnce dabar buvo? Dabar daro kaimų diskutuo, Arūnce žiūrė prie pulto, opa. Su aliuku, tipo. Jo, jis šviesas junginė, nu žmogus, jis realiai dabar gyvena gerai gyvenimą, tipo. Koks gabalas? Tada kaip jį taško to šviesos. Liam, kad varšiukai, liepsi neprasidėtų. Bet jo, smagiai. Jo, maldėts Arūnas, tikrai dabar. Maisto video naujai, ten ta keptuvė pizda, aš nesuprantu, kaip ten švis Dirbo čia kažką. Turi veterinarinę atimtą keptuvę, ten, kur ten baisu. Bet tai šiaip, kaip atostogos? Tai dabar tik prasideda. Nu dar turiu vestuvę šeštadienį. Rimtai, kada baigsis? Gerai, paskutinės. Žinai, su ko bus su Petru Dauniu. Dabar kaip tik, kur nupiso 2 lašišas. Jis nupiso tas lašišas 100%, tipo. Aš sakykit, ką norit, aš gal taip... Papasakok, tu gali per neapdairumą 2 lašišas išnešti, kur realiai man pasakyk, o ne, jis iki šau į kišenę. Tiesiog bičias nuvarė į pardę, apsiprikinėjo. Ir neįmušė 2 lašišos filė, kurių vertė €100 yra. Ir išėjo iš pardės į pagavo apsauginis. Ir tada sako, o kodėl apsauginis manęs iš karto nesustabdė ir man nepasakė, kad aš blogai įmušiau. Tai jie manęs laukia tam, kad mane prigautų. Ne, tai seniai, tai veikia, ta prasme, vagystės. Jeigu žmogus mato to pacientą, kad bičias įdėjo plaisteką į kišenę, tai jį sugautų už vartelių. Kodėl tu manęs nepagavai parduotuvėje, nepasakė išsiim plaisteką iš kuprinės. Parduotuvėje esi. Dabar įmi šitą beterį prieina apsauginis, bet tikiuosi, kad nevoktimi. Tokia logika, tipo, žinai. Tikiuosi nuskanuosi, tai Tai pirmiausia, kaip turėtų užpis kiekvieną kartą kažką įsidėti ir apsauginis. Nu, aš dabar bandžiau galvoju dėlioti po situaciją, kad galėtum pamiršti būtent parangiausią pračiųjų produktą. €100. Jo, išsineši 2 lašišas. Jo, eik, tona. Nu, negrįžti dabar. Bet aš reiškia, kad aš žinot kitas pirkinių krepšelis koks buvo. Kas dar, tipo, ką įmušė. Nežinau, ką, bet sen, bago vieną. Bet buvo kažką įmušė vis tiek. Tai vienkartinės lėkštės kokia. Bet esmė tame, kad tu ir šiaip, tai pasako, buvo labai išsiblaškęs, sunki diena buvo. Bet aš manau, tu pirkdamas tokį maistą gal pastebėsi, kad ant €100 mažiau reikia mokėti. Nu, tipo, akivaizdu, čia daug yra pinigų €100, tipo.
Ir jisai bando mazinti, kad jis čia tikrai tipo nevogė. Varė policija, apsauga sako, ne, žinokit, jam bloga diena, tikrai. Ai, blogai, man vakar. Visi darom grupinį apskalinimą su Petru. Ką tipo gali dar padaryti, kai blogai diena? Nu, šaudžiau į praeivės, man pačiam buvo. Man vakar buvo, aš privartavau čia 3 žmonės. Blogai diena išsilaškas baltas. Man mane kėlė. Bet man dabar vis tiek įspūdingiausias čia apie visas atostogas vėliau, bet seniai, Dailių dargi suėmė. Ai, nu čia irgi žiauru. Jeigu kažkokiu būdu biški komplikuojas byla ir sėda, jam pizda tiesiog. Manai? Pizda. O gal kaip tik legenda yra, tipo, pizda, nes, tipo, rašo ten nusikaltėlių, žinai. Bet man įdomu, kaip patys nusikaltėliai reaguoja į jį, tipo. Nes, nu, tik tie nusikaltėliai, jeigu jau sėdi kalėjime, nu, jiem kaip ir zaibys, kad apie jos kūrė kontentą, nu, taigi jie... Jo, dėmesio centre. Dėmesio centre, nu, tai taip. Plius, vis tiek yra, nu, dažniausiai su jų pačių leidimu. Bet o jūs nematote šitą situaciją, kodėl jūs laikė susijus, tipo, kadangi jis ten išvimdavo intervus ir kažką darydavo, tai kad kažkas gal pradėjo naudotis jo ten. Nu, tai sako, būtent dėl to ir suėmė, kad įtaka prekyba, kad jisai ten gal užsakinės, pradėjo straipsnius, užsakinės kažkokius, žinai, kad pakreip tam tikrus... Bet tada jis autobiografiją tokią pisto. Bet aš dar, žinai, ką man... Kas pasakoja? Pagirdi, kas pasakoja apie Dailių dargi, dabar galvoju. Gal Ignas Grinėjo? Bля, dabar tiesiog taip prisimenu. Mes podcast'ai, žinai. Ne, mes vakar dieną kažkaip susitikom, sakau, ar matėjai, tipo, kad su jumis, sako jo, bet nežinau tikrai, ar jis pasako, bet tipo, ne, mes jis kažkaip... Vakar gimėtimi, ką šį dar buvo Grinevičius, tai čia gal ne vakar. Gal ne Grinevičius, bля. Bet esmė, kad tipo, jis kažkaip su Ale ateidavo pas, tarkim, ten Mafuko kažkokią bobą ir sakydavo, va, žiūrėk, kiek yra apie tave pririnkta, žinai, info ir tipo, ten tipo vos ne su STT planku kokiu. Ir tipo, davai, arba tu man papasakoji, arba tipo kažkaip išviešinu, žinai. Įdomu, buvo dar kažkaip kitaip panaudojas. Bet suprantu, taip jį... Ateina. Žiūrėk dabar. Arba tu man. O ten tiesiog Demiko iš STT, žinai. Demiko dargi sulaikė. Jo, gali tam neilą dėti. Tiesiog rubrika, Bet čia, blen, bet jeigu STT jau tai suima, tai yra dėl ko, žinai, nu čia toks, tipo, nu jau vis tiek. Nu, tipo, aš žinau iš draugų patirties, kad STT jau ima, kai turi kažko, tipo, nu, žinai, jie šiaip su tais nesėmė, tipo. Jeigu tave semia, kai yra pastebėję, turi kažkokių įrodymų, kad galėtų į prokurorą... Ne, tai jau turi jau būti jau prokuroras. Jau kažkokia byla yra, jo, tipo, tai reiškia, nu, žinai, nėra, kad šiaip tai pasigavo čia pakrapštyti, žinai, čia reiškia, kažkas yra jau giliau. Blet, jau čia dabar pasileidęs Dalasą gerai, na. Bet labai gerai sakai, nu, tipo, už nieką neima, nes kai buvo pareikšti kaltinimai Valančiūno Ošviui, žinai, kur nusmaukė 17-kinį. Ir ką tu šneki, nenusmaukė? Tik siūlė, tai pakankamai neblogus pinigus. Esmė, kad jis yra mano namo pirmininkas, kurį gyvenu. Ačiū. Jo, jis sėdi pirmam aukšte, ofisiuką turi, ten dokus tvarko. Ir pas mane namo grupiai vien super mamytės. Ir tipo, tai jis parašo, ne, kažkokie super mamytai, įpisą straipsnį parašo, ponas pirmininkė, tai kaip čia yra? Ir jis parašo, čia viskas sufabrikuota, parašau, tai ramu tada. Jis realiai gal, Pauliukas maladė. Iš laiptinės. Langė atsidaro, ne, maladės, Pauliukas. O tai jis negali nusimazinti dargis bloga diena, ką aš. Tiesiog išsibloškės buvo, gal kažką nedėkime rašiau. Išsiblaškė, tikrai nenorėjau nieko padaryti. Bet šis čia tą pačią dieną buvo, gal jie kartu sėdėjo kaip pazokia. Daunys, blet, su dargiu. Ką tu padarai? Daunys ir dargis kalba kaip kažkoks prekyba skečas, kaip serialas. Daunys ir dargis. Dargis ir Daunys. Realiai atrado, kad gavau 3 naujas latviškas. Dargis Daunys. Dargis Daunis. Dabar galės Dargis rašyti kažkokią knygą apie kaip Petras vogdavo lašišą. Lašišos imperija. Tikroji Daunio istorija. Nerišėm prieš srovę. Petras. Lašišos man rašai prieš srovę. Kai varo nerišėm. Nusikalstama. Kažkokinė.
Čia Čia lašiša yra tiesiog susidarojimo su sistemos simbolis. Daunys varė prieš sistemą. Daunys varė prieš sistemą, su lašiša pirkdamas ir tiesiog, čia simboliška viskas, čia pasigūglinkit. Bet dar su kateriu, ble. Plečia šiaip įspūdinga, tikrai. Čia šiaip jokinga irgi dar kalbant, jeigu jau kalbame apie policijos pareigūnus, kaip yra jokinga, aš buvau pamiršęs. Žinot, kad policijos pareigūnai karts nuo karto daro tipo tos savo pratybas ir tipo, kai jie daro tas pratybas, tai visokius pabėgėlius arba nusikaltėlius irgi pareigūnai vaidina. Ir dar per žinias rodo, kaip ten būna tos situacijos, tipo, kad ten, pavyzdžiui, vakar rodė reportažą žiniuose, kaip rinko geriausią ekipažą policijos. Atvarė Estai, Latvijai, Lietuviai, čia konkuravosi ir tipo, būna, pavyzdžiui, situacija. Kad kaimo turizmo sodybui, ten, kur tipo, viena šeima, pavyzdžiui, per daug triukšmauja, per daug geria. Ir kaip tu tą tipo, suvaldysi ir kaip tu tai nuraminsi. Tipo. Ir kiekvienas ateina ekipažas ir bando spręsti. Bet tos triukšmautojus nusikaltėlius irgi mentai vadina. Nu, pareigūnai, atsiprašau, ne mentai. Ir tipo, tiesiog, kur policininkas apsirengęs civilio rūbais, pasileidęs per YouTube kažkokį ten rusišką gabalą, sėdi terasų ir... Aš triukšmauju! Pažiūrėkite mane, aš triukšmauju. Blogai nusiteikęs. Aš labai blogai nusiteikęs. Pasidarė kingiau, jeigu taip kaip Simsai, pamenat, kalbėdavo. Ir žodžiu, atvaro estų pareigūnai ir tas, tipo, pats policininkas sėdė su skardinė, mentai atvarė. Tipo, kur pats norėjo šitą pasakyti, labai gerai. Ir taip jokingai yra stebėti, ten buvo policininkas išsidažo, tipo, Alhašis Bobas vaidina ir panašiai, tipo, ir tipo, ten, pavyzdžiui... Kam išdažo, realiai išdažo? Jo, pasidaro su vėl su plauku. Ful, taip, viską, kad vaibas bus nėra, kad persistengia, biškai. Čia labai nori. Žiauriai jokinga būna. Yra castingas šitam dalykui, man įdomu, kai ir po to sako, ble, čia trūksta pareigūnų, tiek darbų, nespėjom. Tu tokia inscenizuoji. Daugiau bomžą. Tai bomžas pjaudas. Po to laikraščiuose recenzijas, taip kaip suvaidino. Girdite, tai Dubys 12 didelės riaušės atsako, mes skečą vaidinom. Gerai, pabaigėm, maždaug pusvalandį. O ten žiauriai malas jie, karoči, mes čia dar užsiėmė biškės. Kiek draugų operatoriaus klausiu, kiek mes čia dar turime? Kiek čia dar? Jo, tai jokinga iš tikrųjų buvo pažiūrėti man tą reportažą žinių šiaip... Žinias, žiūrėkit, žinias. Aš žinias TV3 žiūriu tik dėl tokių... Aš tai, jo. Šiaip tu žiūri dabar pataško, žinias, bet turi ką rodyti. Tai... Bet čia tos TV3 visos, tipo, komercinių televizijų, tai jos tokios biškai įvairesnės, būna visokių tų reportažų. Aš tai LRT klausau. Bet, nu, tai, šiaip dabar ir daug rimtų temų. Jūs matėte, kad skęsta ten vidurio rytų Europą, pavyzdžiui. Tai visą laiką kažkur kažkas skęsta, blė. Ne, bet čia jau pakankamai ir blė, čia tokį komentarą, žinai, kur gatvį žinios, ką Markas Žukauskas, Vilnietis, Aš turiu kaimyną Nojus laivą turite, jeigu ką pochus rypsit pas Nojų laivą, blėt, išplauksim, karočiui. Ir dar kalbina Vyžį belenko kelią. Ne, šiaip jo, žiauru, kad plaukia viskas. O matėte dabar, kur buvo, kur Paksą kalbino per žinias, nematėte? Ne. Paksą kalbino? Paksą, jo. Juokauji, blė? Ne, Paksą kalbino, bet jį kalbino. Morgeną. Pas jį tą eilutę, žinai, kur dažniausiai parašo, kas jis toks yra per žmogus, buvo parašyta namo gyventojas. Paksą. Prezidentas tiesiog dabar namo gyventojas. Geras. Prezidentas buvo dabar tiesiog namo gyventojas. Tavo rankas toks dabar. Reikia ras šitą, tipo, fašką. Gali tau atsiųsti. Įmesim gal ir čia. Žinai, kaip yra, realiai taip pat su tenisu yra, kai kažkiek laiko buvo neaktyvus ATP krenti tiesiog automatiškai. Tai taip pat ir Pakso rankas nukrito, žinai, buvo prezidentas, bet pabiški dabar jau namo gyventus, belikai. Kažkada bus tiesiog civilis bus parašytas. Jau čia reportažas buvo apie namą, dėl to taip ir parašytas. Jo, apie namą buvo ten reportažas. Bet apie jį ten buvo prieš to mėnesį, gal kokį reportažą. S tom tvorom dabar pastovi visi, bet per metrą, per 2 pasistatė. Čia pizda, kur ar bilinėjas, dėl to šūdų. Pizda, taip, apkrauna, tai mus tiesiog tokia. Bet man biškai absurdas, jau 2 metrų tvoronį ten stovi. O ne, koks skirtumas? Bet seniai, bet tai kažkas, jeigu išsipisnėja piktybiškai, tai aš tai suprantu. Ne, jeigu žiūri. Jeigu realiai yra, taip pat, žinai, taip pat, tai kad ir kaimynas nuo hujelina, taip, žinai. Ir va, pavyzdžiui, būna, kur turi bendras įpist. Taip, nu, kur realiai, taip, ir ten irgi nesusitarė. Toks atrodo šūdas, bet kaip, pavyzdžiui, jaučiu išsiskiria, žinai, kaip kaimynų tipažai, asmenybės visiškai ir vienas prieš kitą ir varai. Ble, vadžiaurin, tipo, kai pirksiu namą, galvoju, tipo, tai tu, namą, kai gali apžiūrėti, užsaibys, bet kaip man kaimynus patikrinti, tipo, kažkaip tai reiks žinoti, nes tu nusipirksi. Filtruotis turi vis bendrovę. Jo, tai tu. Tai tu realiai, tu, tipo, jeigu aš nusprendžiu pirkti namą kažkokiam kvartalė, tai aš, kaip man tu žinoti, ar kaimynai maladės, tipo, kokiu būdu? Šiaip rimtai, šiaip labai geras, nes aš, pavyzdžiui, jeigu pirkčiau namą, aš žiauriai norėčiau, kad būtų geri kaimynai. Čia žiauriai svarbu, tipo, taip. Bet šiaip dabar yra, kai mano draugė pirko, tipo, būtą, tai tenais vos nedarbo pokalbį.
eini kalbės, kad, tipo, ar tu tinki čia į vaibą visų, kas gyvena tenais, tipo, nes tenais jo, naujamestį ypač, kas gyvena, tai tenais jo. Naujamestį? Tai gal kaimynai mes. Ačiū name. Bet jo, jūs gerai sakote, ten dabar tie, kas vysto tos nekilnojamo turto projektus, bet kitas dalykas, tai kad tai kintamas dalykas. Vis tiek, kažkas išsikrausęs, kažkas atsikrausęs ir seniai, taip pat tu neišvengsi to, visą laiką, kai ministrai bendruomeniai aplink tave bus kažkas, kas bus rakštys. Ir visą laiką yra seniai, bet ten geri personažai, šiandien patys geriausi personažai, aš taip visą laiką prisiminsiu tą kiekvieną, kuris žiauriausias buvo tas, kuris užgerdavo ten mėnesiais. Čia man vado aš, tas kaimynas. Nes jie kaip bomba, Senkevičiai sako, jo, reikia taip visą laiką vieno to kaimyno friko, nes jeigu nėra pas tave kaimyno friko, kas kaimynas frikas? Tu esi kaimynas frikas. Jeigu susitinkat su kaimynų bendruomenė ir nieks neapkalbinėja vieno kaimyno friko, kai tu išeisi, tu esi apie tai kalbės, kad tu čia debilas esi. Mano kaimynas vienas pratrūko pas mus kieme yra, tipo, pirmas aukštas yra komercinės patalpas ir atsidarė vaikų darželis. Tai ačiū ofisas. Vaikų darželis atsidarė? Bet nieko net sakė, nieko nedarė, fabrikuota. Fabrikuota, ramu. Ir karočią ten rytais veda tos vaikus į darželį. Ne. Ir tipo, blėt, kažkada ryte prabundu, jau zaibal. Ir tipo, tuo pat metu galvoju, kurva, reikia išeiti prie. Ir tuo pačiu metu kaimynas, blėt, pašol jūs, kurva. Blėt, pisat tą protą, rėkit, žviegit, kurva, sėdėkit patalvose, buvo naktinės, kurva, negaliu išsimiegoti. Ir aš tipo rašau. Čia garantuoju tas pačius, kur toks skambino dėl sporto. Ir aš jam parašau ryte, blėt, žiauriai palaikau. Solidarizuoju. Šiek, davai tada tu antradienį ir tadienį lendi pro langą pisprotą. Laiptai grafikas pasižymina, užsirašo, blėt, kas reikia. Bet žinau, galiu užsirašyti. Nes, pavyzdžiui, vasaros pradžioje Spider-Manas buvo ten animatorius, užsiraukęs Spider-Manas. Ne kažką, jo, kur. Pistų tinklai veidą. Blėt, kiaušus to tinklo aplipęs. Blėt, ką žinau, other news, blėt, mačiau. Pala dar dėl kaimynų. Mano sesis name buvo gaisras, kuris paspirtukas. Čia sesis namas, kuris paspirtukas sprogė. Sesė buvo to įstigošas? Ne, sesė gyveno tipo kitam korpusė. Tipo kitam gale. Tipo gaisras trečiam, o sesė penktam aukšte. Ir visi dūmai eina į viršų. Sesė iš namų dirba, sėdė ir sako, blėt, jaučiu dūmų kvapas. Sako, man mytas, sakau kolegom, biški palaukit. Jaučiu gandžarų. Atidaro duris ir pisa tokia, ir štai dūmų laiptiniai, žinai, sako, okei, višknė, jokinga, išėjo į balkoną, kaimynai visi sako, blėt, nėra kaip išėjit. Ir tipo, už kelių minučių ateina gaisrininkas, sako, galit būti, sako, galiu, gerai, sako, mes gesinam, po to ateisiu pasimti, žinai. Ir visi kaimynai laukia, aš irgi atvariau, blėt, kažkaip, tipo, nebejauku paliko. Ne, tiesiog neturiu ką veikia. Ir atvarė kaimynas, sesis, ten iš pirmo aukšto, kelis butus turi, kartais tam name gyvena, kartais tam atvaro, visas gatavas. Toks geria mirinda ir vodkę visą išlėskutį. Kaip spineris, blėt. Ir ieško vieno kaimyno, nes gaisrininkam reikia pažiūrėti, ar viskas gerai, tipo, netidaro durų, tipo, per langus nieko nesimato. Koks jo tas dabar vardas? Ai, Niko, piderastas, jebanas, davai, tuoj pasuku, nekelia rago. Kurva, kaip surasta gaidė, nahu, italas kažkoks jobanas. Kokias šitas gaidys, taip? Tai tas bičias, kurio ieškojo. Niekaip negalėjo prisibelsti ir prisiskambinti. Ir tipo stoja, neranda. Sako, blėt, kaiminėliai, kaip jūs visi? Ir tipo toliau Pakrinėje. Kodėl tik tokiom progom? Ir tada sakau, blemba, ten buvo toks senis, kuris viską komentavo, bet net ne iš to namo yra, žinai, tiesiog. Sakau, tas labai užknisas, pysa šią misnukį, sako, baigiu vodkį, sako, ne, reikia. Ir tada sėdi. Ble, pyšiu, koksu, žinai. Iš oro, tokį įmetą. Jo, gesina, ir vis pilna kaimynų šalia. Gerai, surasim tą Niko, tyla. Ble, pyšiu, koksu. Pasitikrino publiką. Kas? Žiūrėk, bregosis, ne? Tada skambina kažkai. Tada senis skambina kažkai, kai draugiai sako, kaip aš laikaus katą, dega, blėt, kaip aš laikaus, girdit, organizuok ten kažkokį kurvą, tai ką man daryti dabar? Pista. Blėt, bičias minčiarai ten yra vis tiek. Apie jį dieną sukas. Visą tą dėmesio centre išbuvo. Senina. Blėt, Niko dėl kokso ieško. Kai man patinka šiaip internetas dabar, paskutiniu metu, nes dabar kitą padidį pagavo tą reperį.
suėmė gal galę. Ten jiems... Ten jam... Pala, bet jį jam buvo senai nuteisę, bet... Jis buvo pabėgęs kažkaip skrydęs, nes turi privatų lėktuvą, bus į kažkokią salą ir dabar į New York kažkaip suėmė, aš nežinau. Į kokią salą, būtų baris į Trakuose, na, į barį. Galvėse žiūrėti. Obolius. Per biržą miestą šventę pagavo. Ir žodžiu, tipo, jis buvo išskrydęs. Ir pagavo tik dėl to, kad Džiovanis pareigūnė. Buvo išskrydęs, karočią, bet grįžo ir jį čiupo New York'e ir jam ten žiaurių žopą grėsis, tipo, nes ten žoskai, tipo, nu labai darydavo ten visokius nešvarius sekso vakarėlius, bet ten, kur nudragindavo žmonės, tipo... Bet ten human trafficking buvo. Jo, viskas ten darydavo, ta prasme, ten nenužmoniškais kiekiais, tipo... Bet šiaip žiaurų, tipo, kaip taip nušok nuo proto, žinai, tipo, pilnai ir galvo, kad nepagaunamas kažkoks esi, tipo, ir jam dabar kažkaip... Tipo, bandė visais būdais, tipo, išvengti kalėjimą, nu, tipo, iš užstato išėjai, žinai, jis, tipo, siūlė 5 milijonų užstatą. Neįmanoma, kad tave paleistų, tipo. Ne, turiu minį, nu... Jeigu tu vieną kartą pabėgai, tipo. Bet ten siūlė 5 lemų, karočią, užstatą, tipo, siūlė visus savo namus įkeisti, savo visos šeimos vaikų mamos pasus duoti, karočią, lėktuvą savo parduoti, tipo. Nu, ten viską, karočią, vos net 2 apykojas, ten užsidėjęs, kur ant kaklo, ant kojų, blėt, ant visur, tipo, vis tiek, nacho neleido jam, tipo, nu, jam realiai greičiau bus pizda, tipo. Tingiausia, kad jo krato, kai darė. Rado 1000 buteliukų, kročių, vaikų aliejukų ir lubrikantų, tipo. Kur sėdė... Ta prasme, ko? 1000 buteliukų baby oil ir lubrikantų, tipo. Baby oil. Nu, baby oil, nu, irgi... Aš žinau, kas yra baby oil. Taip. Bet man nehingiausia, kad... Iš karto užsipirkęs, pahui, kad ne. Bet ta prasme, tai vietoj per taip jau kokį porą mėnesių jau gaudo. Tu kam tu laikai dar, blė, tokius dalykus namuose, bet, tipo, kam tu rašies, blė, aš nesuprantu, tipo, kad tu vienam geram paskutiniam pasipysiu. Gal, tipo, aliejų kausis buvo. Aš nežinau, blė, tipo, bet esmė tame, kad ir viskas, tipo, bičios panikui ten yra, tipo, kai ten viena pana kažkokia dar parašė pareiškimą ten, jisai ten neįskambino, gal šiam kartui per 4 dienas, tipo, ten bandė, kročia. Bičiui, aš įsivaizduoju dabar stogą raunu, nes jis žino, kiek yra pridirbęs, tipo, ir ten, kad viskas dabar visi galai lenda, tipo, ten tokios jaučiu freaky stuff, ten išlys, tipo, kad vis dar, ir belegė jokingų yra komentarų, tipo, dabar, žinai, kur internetas tiesiog fistino, tipo, žinai, kur ketvarė mėtai, padidį jau savo antranks buvo paruošęs, žinai. Jau antranks buvo paruošęs. Da, jis įkino, ne? Ja, ten visokių buvo. Po dabar laukia, baisiai sakė, kol į dušus pateks kalėjimą. Klausai muzoną? Kaip? Ja, muzoną klausai. Bet jis niekada nebuvo geras reperis. Iš to muzonui, ką jis nebuvo... Bet turi gabalų. Zilimoras yra soundtrackas sukūręs. Yra ikoniškų, turi. Jo, bet kelias. Šiaip jis labai buvo įtakingas, labai gerų pažinčių turėjo ir tiesiog... Produceris, taip, jo. Kind of. Vadybioras geras buvo. Aš nemokėjau, tipo, tiesiog... Bžeskas, taip. Sujungti, jo. Blėk, dabar su šeškim tai vyksta irgi dalykai. Gal tu žinai kažką? Aš tai buvau filmo premjerai toj. Kokiom yra filmai jau žiūrėtas filmas? Šiaip neblogas filmas apie šeškis. Nu, tipo, apie visą jų karjerą, tipo, eina filmas apie visą karjerą. Kodėl aš nemačiau, tai įvyko. Ir, jau, blėt, baigs rodyti. Čia gal ir pykstas dėl to, kad tą filmą žiūrėtų, blėt. Ne, ten pykstas dėl kažko labai stipriai, bet ten žodžiu, ten tikrai labai skambėjo. Kaip filmas, aš lieku prieš Išpažintis, man atrodo, čia žinai, dangu išpažintis. Bet šiaip neblogas filmas, visai pažvengiau, žinok, tipo, ten rodo jos visos žiauriai jaunos, ten kaip susikūrė iš pradžių. Alieva rodo. Captionas žurnaliai dėtas Goda Lieva, nuo kalėdų nebegeri. Gerai, buvo Jomantas nors vienam kadrį. Ne, nebuvo. Gaila. Bet ten tipo... Tas video suodžia, legenda jisai. Šiaip labai liūdna, kad tipo jos 3 toj premjeroj ir nėra pareigytė, žinai, ir Bžesko nebuvo, bet tipo tam filme yra visi. Ir tipo, Bžeskas sako... Sako, Bžeskas paėmėm pareigytę, tipo, sustojom degaliniai kavos, tipo, žvengiam kažką ir pys pabučiavome. Ir visi. Kas? Visi bičiukai salį. Pareigyti, čia, tai aišku, na, durnas. Neblogas filmas, fainai, bet labai gaila, kad išsiskyrė. Vykstas dabar. Aš čia per video bus tave. Ne, taip, rašyk Jomantai tiesiog. Jo, Jomantai. Ja. Legendinis video. Aha, čia tas treneris, kur tas palauk. Rudys, jo. Štai esame Lietuvos rytų klubo treniruočių bazė. Sportuoja Jomantas. Pakvieskime jį. Jomantai! Reikime, pakalbėkime. Kaip jis atrodo? Nematau. Štai jis žiūri mane. Artūrai, matau, pakeitėt šukuoseną. Pas pagrebnoju. Dabar žiūrėk. Ir va, kai gazelė šalia pareigytė. Na, pirmą gerai, matau. Gerai stumėsi. Gal turėjo Rudys, kur irgi ten stumė, su Jomantu pyksas. Pagal, čia pai. Tas antras Rudys geras yra. Gaidy Jomantu.
Gerai, palauk, nebepūšia blogai. Į savo video tiesiog žiūrėsim. Gerai video. Žiūrim, ką norit. Paieško karjerą ten, kur Virgis Jadadžio aiškina, kaip lašti. Noriu prisiminti. Bet kaip suvesti, aš neatsimenu. Virginijus Šeškus, ką nors ten. Ką nors apie žydį. Kaip? Virginijus Šeškus, Jeffrey Garrett. Gal Garrettas ar ne Garrettas? Gal ir negeretas. Jeff! Virginijus Šeškus, Mike Garrett. Ne. Bet čia ne šitas, bet gali būti. Ne šitą. Davai neapžiūrim, nes pistas reklamas. Tegul praeina, nu jau viskas, jungiam, blėt, jau nepizdaiš. Aišku, yra jokia reklama vazarinė. Nespėsim. He's not dribbling and turn over the ball. But you pass and task is small play. You pass and task pass. You play. Блядь, get Jeffrey, I need that you need to go play. Ką norėjau, klaus, pamiršau dabar. Klaus, bet ką? Ne, žinot, poch. Ai, tu varysi Albaniją. Varysi Albaniją ir ką, nu, pavydė. Papasakok tašką, sakai, kažkokią išnuomos anketą. Nu, išnuomos? Ne, nu tai, blėt, nu kam tu sakai, nu tai aš noriu video, kad matytų. Nu, aš kelsiu vlogą, kročiu, matysiu. Gerai, sarai. Varau su mama sesė Dovilė į Albaniją. Ir aš varau. Pamiršau pasakyti. Sesės šūlės ir gimtadienio baigimo progą pažadėjau, kad nusivešiu kelionę ir sesės sako, aš noriu, kad važiuotų ir mama, ir Dovilė, ir tu, ir tipo, noriu su jumis važiuoti. Gerai, nieko nepirkai geriau nei Albanija. Nu, blėt, tada į Albaniją norėjau nuvaryti. Keturi žmonės. Nu, tai keturi žmonės dafiga, Italiją nuvažiuosi. Tai važiuojame į Albaniją. Nes pasinorėjau, nu aš biškensais irgi paėmė, labai seniai norėjau aplankyti Albaniją, tai dabar dar kol nėra nuturistinta, nupiderasinta. Tai reikia nuvažiuoti greitai, nes tipo, labai jau, sakė, status viešbučiai, toj bus Albanija vėl, kaip Turkija, kokia irgi all inclusive, kuo majo, tipo. Kada išvarot? Nu, bet tas stovi tačiau 20 metų minimum. Nu, 10-15. Bet jau kyla, nes ten yra, pavyzdžiui, prie pat Korfu yra krantas, kur per valandą gali sukelti, Korfu nusikelti. Šitos vietos jo, bet ten kalnuotos gal nebus ten. Bet yra ten, Jėzu, kaip gražu, tu juokauji, tai Jėzu, ten pamatysite, aš jums pafilmuosiu. Mamos kaimynė, pasakai man. Ne, aš jums pafilmuosiu, pamatysite. Ble, man žinot, ką iš tikrųjų, tai turim dar privalom aptarti. Nu, jeigu darysi blogus, tai gal neišsiblės tada. Nepasakok. Bet turim aptarti po krepšelį, privalom. Turim pakalbėti. Davai. Tarpusavį, taip pat, nereikia žiūrovom, gal per daug kažką nukreipti, bet ir tarpusavį turim išsiaiškinti viską. Tada Vilniui darome, ne? Jo, spalio 26 dieną bus. Jau yra paimtas. K2 arena. Ja. K2 arena, blė. Buvau šiandien pizda, kaip gražu tai K2 arena. Krepšelį. Žiauri geras comedy klubas, ta prasme. Lokacija. Aš dar nebuvau pats, bet jau girdėjau. Ta prasme, dabar šiuo metu geriausias venue Vilniui, tipo, Ir mažoji, ir didžioji tas salė. Pizda, kaip gražu. Tiesiog labai džiaugiuosi vietoje, aš ten jaučiuosi kaip namuose, esu dėkingas Antanui iš to vietą. Jau bus išėjęs Krepšelūžis, ne, kai šitas podcastas išeis. Ar ne? Jau čia, bet aš vis tiek žinau, galvoju, kad reikia kelti sekmanį. Pažiūrėsim čia, okei. Nes mes čia šnekam apie aktualės, jau apkalbėjom biškai. Ja, bet Krepšelūžis taip pat epic. Mes tą šventąjį formatą išsibandėm, bus video ir tu palės ir Paulių pažiūrėt, nes tas nebuvo. Labai įdomu. Bet šiaip tai labai man patiko, kad istoriją mačiau labai gražioje vietoje. Pizda. Bet jūs telis sakė, gražiai nusifilmavo, tai turėtų būti. Setapas, lokacija, ten labai gražiai viskas atrodė, bet ir pats formatas, taip konkurencingas, įtemptas, labai gerai gaunas ir dabar, kai mes jau susidėliojom tą viziją, bet ir tu jau, ką žinai, kad darysim skirtingose miestuose atrankas. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, taip 7 didžiausi miestai. Iš tikrųjų bus, ten darysim atrankas ir pradėsime nuo Vilnius, kaip ir sakė, spalio 26. O bus po to pasaulinės, kur iš Latvijos atvažiuoja vienas. Bet Baltijos šalių jaučiu darys. Jau per Joninės, manau, bus grand finalas, kur iš visų miestų geriausia, atvarysi Palangą ir ten daušim kriaušę, kas geriausias Lietuvoje dėl čempionų diržo. Diržas jau yra. Ne, bet Palangoje, jeigu darome datą, blėtim Palangoje mes čia, žinai. Jo, taip, paimsim. Dabar Durgelis Kalvis nukals, tipo. Krepšelūžio diržas, taip, diržas. Jo, ir dar kiekviena atranka, taip, tu turės savo prizą
ir tas prizas bus Drakono rutulys. Jo. Ir 7 didžiausi miestai, tai 7 Drakono rutuliai per Grand finalą Palangoje. Kviesim Dievo Drakoną. Jo, o kas Drakonas bus, pamatysim renginį metu. Tai išsiaiškinsim, kas bus Drakonas. Tokias intrigas. Drakono tematika yra tipo Bachūrų Lietuvos folklorė. Norėčiau pamatyti šitą renginio teliko anonsą. Padarysite. Jo, ir tikrai kviečiam aktyviai dalyvauti, tik noriu pasakyti, kad vienam miesto atrankos dalyvauti. Aš tikrųjų, kai žiūri šitą podcastą, jau bilietai Kriaušėdų yra paleisti. Dar galim papasakoti, kaip atrodys. Tai iš tikrųjų tas tą dieną, kai vyks, jaučiu tą dieną, nedarysim atranką, jo, tą pačią. Tai pradėsim viską anksčiau, daryti renginį, taip ateis žmonės iš anksčiau, kurie galės mušti Kriaušę, prasidaužti, pasitikrinti ir 20 geriausių atrinksim į jau vakar. Varžybas, kur, kaip ir sakė, tenais K2 Comedy Club jau bus susirinkę žiūrovai, bus susirinkę visi ir taip pat ten jau tie 20 geriausių. Tokiu principu, kad pirmas geriausias rezultatas atrankos eina match-upą su 20 rezultatų atrankos. Bet aš galvoju, gal bus fainiai, gal finalė, kadangi finalė bus tik 7 daužėjai iš finalinio etapo, galėsim daryti, skelti renginį, bus vienas etapas, kuris aiškins bet ir vienas galės būti tiesiog, kur galim kviestinių svečių dar dalyvauti, Bachūriukų žinomus, influencerius, komikus, tipo, žinai, pas 10 pavyzdžiui. Čia dar finalas, tai dar dabar reikia, karočią, orientuotis į tai, nemaišyti žiūrovų. Jo, tai bus registracija Vilniuje, iš ankstinė šį kartą jau užsiregistruoja, kad varot į atranką, atrankoje prasimušat, tada top 20 jeigu patenkat, tai pirmą vietą muša su 20. Priedą kartą Kriaušėdų kai darėm, tai ten buvo intrigų, kad aukštesnė vieta iškrenta prieš žemesnę. Jo, kad taip manęs rezultatas ir šiaip dar, kad Kriaušė būna sureguliuota taip, kad realiai tikrai atėjo šventoji, ten mušė, daužė tą Kriaušę baisiai. Ir 840 gal buvo didžiausias rezas. Nes jinai sureguliuota, pripūsta, normaliai sutvarkyta, ten taip lengvai tu neįdauži. Kiek jūs įdaužyt? Markas neblogai lūpo. 7 pėmų. Ir Marko rezultatas būtų ėjęs į filmavimo etapą. Iš esmės. Aš apie 9 pėmį pisau. Ne, bet dar ką pabrėžti noriu, kad žinokit, bilietus pirkit ne tik ten, kas norit, daužti Kriaušę, prasidaužti, bet ir negalvoti, kad čia bus toks kažkoks neįdomus dalykas, nes tikrai labai įdomu, žiūrėti, ir visiems žiūrovams buvo įdomu. Ja. Ir mes dar pagalvojom visą laiką tokių momentų, kurie irgi tą intrigą. Bus ir koks svečias ant scenos, kuris kartu su mumis koks kovotojas arba sportininkas. Sportininkas kovotojas, kažkoks. Gal bus ir Eglė Jurgaitytė. Kažkas bus tikrai iš svečių įdomių, kas irgi kartu su mumis žies Kriaušėdų, padarysim smagų šou, pažvengsim, žodžiu. Labai laukiam viso dalyko šių metų, nes bus tikrai smagu. Ja, aš tai skatinčiau tiesiog, tipo, man tai įdomu, pavyzdžiui, žinot, kuris tipo miestas kečiausias yra. Kurioje mieste gyvena žmogus, kuris kečiausias yra ant Kriaušės, iš tikrųjų, oficialiai. Čia yra pats geriausias dalykas, kurį esame sugalvoję Eurolygą žiūrėdami turbūt. Labiausiai pasiteisintas. Visas formatas išgrynintas, sudėliotas, nes šitą, kad reikia padaryti Kriaušės čempą, visi senai kalba. Visi, ir man pačiam šitą idėją labai senai, bet kaip padaryti kokiu formatu, tai man rodos, kad kas mums pavyko tikrai gerą formatą. Tai spaudėm 6, busim greitai išsigryninę, galbūt dar laikui po Vilniaus bėgant tobulinsim, padarysim iki tokią kaip ir duombazę, kur galės žmonės nueiti pažiūrėti rezultatus. Bus pavardėti, tai taip čia laikui bėgant. Bet dar kas svarbu pabrėžti, kad mes norime tokiu principu, ta prasme, jeigu tu, pavyzdžiui, esi ne iš Vilniaus, bet nori dalyvauti Vilniaus atrankoje, tu gali tą padaryti, bet galima dalyvauti tik vienoje atrankoje iš esmės. Jeigu tu jau sudalyvauji atrankoje kitam mieste, tai jau tu nebegalėsi dalyvauti dar kitam. Ir, Tarzanas Sūsais ateis. Buvau. Tai va, labai smagu, tikrai labai. Man tai nuoširdžiai įdomu, aš labai laukiu šitų eventų ir tikrai įdomu, tas ir miestų finalai. Ir gal reikia paakcentuoti, kad jeigu tu nedalyvauji, bet tau tikrai daug įdomiau bus net ir žiūrėti, turbūt nedalyvauti, nes mes, kaip ir Margas sakė, pizdėlinsim, žvengsim. Taip, kiekvieną, bandysim atskleisti kiekvieną dalyką. Daug personažų, daug žmonių, kurie ateina, visi skirtingi. Čia bus panašus koncertas, kaip žiūrėti Lietuvos talentus. Mes sėdėm ant scenos kaip komisija, visą laiką ateina žmogus ant scenos, mes jį kalbinam, mes jį atskleidžiam. Šventoji realiai buvo visi 3 finalininkai, visi personažai, visi labai skirtingi. Ir ta prasme, aš jums garantuoju, jumis finalas šokiruos. Bet kaip išsiviniojo? Pasižiūrėkite, tiesiog pasižiūrėkite iki galo, verta. Net daug neverta pasakoti iš tikrųjų. Ir čia buvo tik pilotinė versija, viskas dar bus patobulinta. Aš pasakau, gal 30% tik tai yra iš techninės pusės, ką mes turėjom padaryti ir ką padarėm šitoje versijoje. Tai bus daug geriau. Ir vis dar ieškom rėmėjo, kas nori užbrendinti, galbūt rimtai norim užbrendinti Kriaušę. Yra visi šitie, net ir rėmėjai, su kuo kalbėjom, tai jam labai patinka šitą idėją. Tai jeigu kažkas norit prisidėti normaliai iš įmonių ar kažko, tai galim jūsų, mes jaučiu, turėsim savo nuosavą Kriaušę, kuri bus užbrendinta. Jo, tai realiai
manau, kad gali to prisidėti, kažkas gal gali kraušti. Ne, arba mes šiaip jau, manau, nedarysime ir Maikės Kriaušėdužių, merčio uniformos. Kriaušėdužių, žinai, koks yra Vaidekūnai šūkis? Vienas žingsnis, vienas smūgis, nes mes leidžiam vieną žingsnelį į Kriaušę einant. Ir tik vieną hitą gauni, jokių pasteisimų, jokių nieko. Kur kaip filmo pavadinimas. Vienas žingsnis, vienas smūgis su Žanu Klonu Van Damu. Tai gerai, labai zaibės, labai fain. Jo, tai va tokia tematika bus. Šiaip dar irgi norėjom pasakyti, kad podcastai gal nebebus tokie reguliarūs. Kaip ne kas savaitė. Jo, nebebus kas savaitė. Bet padarysim tokius kaip Kriaušėdužis. Jo, bus projektų kitokių kanalė, bus ir mano vlogų, bus ir Kriaušėdužis. Ir dar tikrai turgų norėsim, aš šiandien atsiminiau. Ne, bus turgų yra. Spalio mėnesį tikrai turim nuvažiuoti paprekiauti. Tai pasiderinti. Tai reiks surasti Bagžinių turgų ir į mano udelę prisikrausim. Aš nusfatinau Klaipėdoj plakatą, kad Klaipėdoj, aš žinau, turgus dar jisai iki tam spalio bus. Šoksim visi ir nulėksim. Jo, paprekiausim visi. Viską turim namie, tai aš turiu visokių dalykų, ką norėčiau šiaip iš tikrųjų realiai parduoti. Vyksta ir Lukiškių kiemegi. Bet neįdomu. Reikia važiuoti. Mums tai norisi, mums egzotika, žinai, kaip kažkur kitą. Tai tikrai bus to kontento. Klaipėdas dar. Jo, aš nevarysim, nes jam gėda būtų prieš visą. Šiaip snukį gautum. Tu gautum snukį. Gautum snukį, nu. Prisivazarnės, jau nežinau. Nu, aš gaučiau. Kažkas gautų snukį ir tiek, nu. Tai tada labai zaibės Kriaušėdužis bus labai laukia. Jo, tai sakau, neliūdėkit, kanalį bus ko, nu žiauriai istorija iš tos 2 video su blogu garsu, blėt, nu kaip negražiai sukrito 2 video. Iš eilės tikrai skaudžiai to komentarai man iš širdelę davė. Bet, nu, nebuvo kitaip įmanoma, tiesiog taip atsitiko. Tiesiog su Roku Batiuška buvo sunku išpildyti techniškai ir, nu, ten pagribavo biški mūsų operatorius, nesužiūrėjo Maiku. O su Svaru tai tiesiog miesto šventės garsistas ten. Pirmas porą minučių. Bet ten viskas. Tai ten buvo istorija. Tai būna, jo. Zaibės Batiuška vedžiau jo tėvo įmonės balio vasaros pėsda, kaip smagu buvo. Velniuks, geras. Kėdas jisai. Vapšė, labai. Kaip šventė praėjo gerai? Jo, labai Zaibės. Smagi hebra. Smagi hebra, tokie šiaip, kur, nu, nepasiema tavęs kaip vedėjo, kaip daikto, kur, žinai, kur sako, vedėjas, nėra taip, labai Zaibės, ten sako, aš valgau, mojuoja tas vedėjas, valgau, žinai. Tai Zaibės, jo, labai. Kurį labiausiai įsimintinas vedimas šios vasaros yra? Ką? Yra variantai. Davai kažką, papasako, kokį nors. Vieną įpisi, žiūrėk. Vienas vestuvė. Paprastų žmonių vestuvės, nėra nei vieno super kažkokio susireikšminusio, visiems faina, kad tu esi ir tau faina, kad visi įstraukia labai taip nuoširdžiai, žinai. Paskai pertrauką baigiam rūkyti, visi, blėt, gesina eina iškart, žinai. Jokių replikų ten, blėt, nu visi tokie paprasti, faini žmonės. Nu ir taip vakarą metu bičiukas. Žinai mane? Sakau, ką? Sakau, žinai mane? Sakau, ne, gal buvom susitikę kažkur renginį. Sakau, o tai iš kur aš tai žinosi? Nu, esi matęs vis tiek. Sakau, nu ne. Nu čia aš iš tos reklamos iki kokios. Buvau genijus, daryk kaip buvau genijus. Bet žinai, tu jį tikrai, nu, blėt, ką. Bet žinai, nemelau. O labai geras darbovės tas, kur gaunu, tipo, iš koordinatorių info, kad reikėtų vengti žaidimų, kur abi pusės būtų giminių, nuotakos ir jaunikio, nes... Bet čia tikrai daug yra taip. Žinai, kaip užbaigiam tą vakarą? Visi svečiai kartu susikabinę, galbūt... Kas gali šalį suvienyti? Čia buvo, kaip sak, pralaimėjom Portorikui. Visi suvienė pralaimėjimas. Kaip jums ten kažkas šį vasarą? Daug žiūrėjot? Aš kaip pasilgau rudens, kur taip laukiau Eurolygos. Aš noriu, kad kuo daugiau krepšinio vyktų, aš tiesiog išprotėsiu. Bet čia realiai išgelbė nuo depresijos. Jo, aš noriu tų podcastų, noriu klausyti 100. Bet šitą vasarą tai buvo tobula, nes buvo, nu aš dar fulę mėgstu. Ne, ta prasme, pirma vasaros dalis. Pizė, ta prasme, buvo. Portuko filmų. Ir po to, tipo, vis laik, tipo, aukščiausios kokybės sportas ir tada, tipo, kelios savaitės toks gebas, kai nieko nėra ir tai jau tik, tipo, man jau gyvenimas, tipo... Bet dabar tai tikrai žmogus, kur nežiūriu serialų, man krepšinis serialas, mano serialas. Nes ką aš žiūrėjau, man nieko nėra geriau, kai laimi Žalgiris Eurolygui,
tada visą savaitę podcastukus klausai. Ir laukia kitą savaitę. Klausai kiekvieną podcastą. Aš įsijungiu podcastą, bet Skeniuso, tai įsijungiu ten, net kažkieno, jie realiai kalba apie tą pačią pergalę, tos pačius vos dalykus. Ir vis tiek klausausi Aš taip visus klausau, taip visą laiką. Žvėris, Lietuvos kažio, sporto apskritai žurnalistai, pizdak. Gerai, maldės, kaip pasikeitė lygis, taip, kaip išaugo. Absoliučiai, labai. 5 metus šoko. Man tai žinai, kas besnė, kad nėra neįvertinta visuomenė, taip, kokią įtaką turi gera sporto žurnalistika tam, kad apskritai sportas augtų, taip pat tenais. Toj šaly čia yra esmė, taip, tą sudomėjimą, kai didinė, nes iš čia atsiranda. Taip, kai yra didelis susidomėjimas, tada vaikai nori pradėti tą sportą žaisti, taip, ir daryti, dėl to, kad tai yra dalis, neatsiejama. Ir niekad neįvertinama. Kalbama ten, blėt, apie visokias ten mokyklas ir taip toliau, bet čia ne tik, taip, žurnalistai daro, taip, žiaurų darbą. Ir jie nusipelnė pagarbos, tiesiog elementarios, tai iš tų pačių trenerių, blėt, žaidėjų, iš visų. Ir kad negautų nieks tokių algų, jeigu nebūtų žurnalistų. Savo vėl pasakė, dabar gerai išrovė ten kažkaip. Todėl. Ką palaikai? Palaikau tartą. Kodėl? Todėl, blė. Viskas atsipysė. Šiaip labai, bet tipo dėl podcastų tai visada, nesvarbu, laimėjo ar pralaimėjo, jo, tipo, greičiau. Bet mes dažnai tą fantasy lošiam. Ja, aš girdėjau. Ten gyvas. Bet aš, pavyzdžiui, šitą neturiu man tai. Aš tik esu bandęs, aš paleidžiu pasaulyje, padvėjimą. Jo, bet čia matai, tipo... Bet jūs neįdomi, jūs su kostiumi darosi rinkimus. Mes, tipo, visi susirinka rinktis komandų privalomai, tipo, kostiumas ir šlipsas, bet 100% ir visi atvaro pasipuošę. Tada yra vidurio sezono balis, kur ateini, blėt, mūsų... Nu, tipo, kiekvieną lygą, kai tu draftuoji 7 žmonės, ten, tipo, ir yra lygos komisaras, kuris valdo. Tai čia biški frikai. Čiūvas parašė lygos reglamentą, nupiso kažkokios buhalterinės įmonės, surašė lygos reglamentą. Jūs tai pradėsit kovoti už teisę savo. Tai dabar pala. Jau kafą bandys eiti. Tai taip, seniai, nes... Fantasy lygos. Taip, mes dabar visus metus turėsim kelti visokius vlogus, kaip mes ten, tipo, žaidžiam tą fantasy. Kad gautumėt balsavimo teisę, blė. Jo, ir taip tapsim LKF nariu. Ne, bet nu ir reikia kažką daryti, blė, nu tai matai, kad betvarkė vyksta dabar. Gal gal Kriaušėdaužiui nukris dabar koks rėmėjas, nes dabar, žinai, mes bandom su Kriaušėdaužiu tą patį. Ne, bet darysim arba įpisam universitetą Kriaušėdaužiu. Jie yra LKF narys, vis tiek LKF narys. KU, Kriaušėdaužiu universitetas. Į Los Andželą jaučiu dar neprapulsim, bet į tas kitas jau po Los Andželo olimpines galim bandyti su Kriaušėdaužiu. Baisiai, pizda, kaip laukia Eurolygą, mes varysim, bus dvigubą savaitę, spalio 17, kažkada lošia Milanė ir Bolonija, varysim jie abi žiūrėti. Žalį Belgradą varysim. Jo, gerai, spysiu aš ten visus tas irmas. Varysim. Visur už Marko eis. Bus ten irgi vlogas, darysiu vlogą iš Belgrado, varysim, turim gerą bairius galvoje. Nu, tai ne, bet ten čia irgi dar... Nes koks arba žiūri. Šnipai žiūri. Lėksim Belgradą, aprikolinsim normaliai, ten šiandien kaip tik nupirko bilietus. Jau nupirko, ne? Šiandien rašė čia tą Miką. Zėmys. Spalio, kada ten į tą buvo? Ble, gal reiktų dar nuskristi, karačiai. Kur? Japan nupirk drakonų rutulius. Šiaip, kam skraidyti galima važinėti su mašina? Aš taip jums galiu pasakyti. O jeigu mašina sugenda, reikia eiti rrr.lt. Genadijaus servisas. Ne. Ai, rrr. rrr.lt hebrytė. O ten tai yra dalykėlis. Papasakok, Markai. Ką? Papasakok. Ne, tai mūsų išraidos rėmėjas yra. Labai norėčiau išgirsti, kaip Kislekas tarė šito puslapio. Gal paskambinti. Kislekas sako .lt. O, žiūrėk, skambutis bus Kislekas skambutis. LT. Gerai, bet po to paprašyk rrr.lt Kisleko. Markai dabar įvedai serčą rrr. Kaip įkykit. R veda Kisleko, ieško. Jaudinas prieš Maiką. Užsiėmęs Kislekas. Kislekas, žinai, visada rizika, kad atsilieps. Sluša. Ne, prie kas kam atsiliep, taip, kur piktas kažkoks įpoko. Nebažys nebekelia. Nekelia žodžiu Kislekas, bet rrr.lt mane kai vairuodavau savo džetą ir mano soja negėsdavo, tai mane baisiai gelbėjo. Aš ten esu pirkęs, ten naudotos dalis yra, naudotų dalių puslapis, kur yra virš 5000 prekeivių, ten milijonai detalių, 2 savaičių grąžinimas, ten taip paprasta viskas, aš realiai nemeluoju, vis tai gali rasti geriausių detalių už geriausią kainą. Aš esu pirkęs oro ventiliacijos ortakius, kurie, nu tie, kur gali reguliuoti, kur virš, ją pačią pūstų. Každa, tipo, važiuodama Žalgiriuką žiūrėjau,
pasidės telefoną ant spidometro, tipo, sunervinau, kad pralaimėjom pisau už kumščių į tą ortą, karočią, ištaškiau tos plasmasės nafik, tai nuėjau rrr.lt, iš karto suradau, ten per porą dienų atvažiavo, naują ortą, įsidėjau, gal ten 2-3 eurų, galvojau, kad čia pizdavo, belėkiai bragiai kino, žinai. Po to į valytuvą varikliukas 2 kartus man yra sugedęs, irgi visus 2 kartus pirkau iš rrr.lt, esu pirkęs tokių bomberiukų, apšypkių, visokių ženkliukų, visko gali rasti, nėra praktiškai detalės, galima seniai, išsprendžia klausimą, kur, tipo, nu, vat, kaip mes, kur nėra, kad labai mašinas susigaudai ir nulauži kažkokį plasmasiuką ir tau atrodo dabar, kad keičiama mašina. Ir tą dar autoservisas dažnai man bando apipist tave ant tą. Kai tai leidžiaurų, ta prasme. 30 eurų už ortą, žinai, Genadijų servisas, kiek būtų paskaičiavęs. Būtų išardęs pusė, ta prasme, varai nėra priekio. Variklį tarė ir dabar nežinau, žinau. Bet šiaip jo, tikrai... Čia, kad iki tų, patiklių prieiti. Reikia tikrai, jeigu turi savo mašinai kažkokią plūžusią detalę, cup holderį sulūžęs, ten nežinau, kokį nors pametę esat moldingą, ta prasme, aš Dovilės Civicų senam, kiek esu pirkęs tų moldingo, tos argos, kur moldingai, ten Civicų tų kosmų senų eina, jos pastoja, silupą nukrenta, karočiui, ten būdavo paklausiausia prekė seniai, aš ten realiai kaip Vilniaus centre geras būtas atsiranda, blėt, po pusę valandos nebėra to, blėt, to moldingo, tipo, tai aš ten tipo, tikrai kovojau už jos, bet RRR visą laiką rasdavau. Tai jeigu norit mašiną pasigražinti, pasvarkyti šokį į RRR, bet šiaip nėra lengvas pavadinimas, išpratėt .lt. Žamudirniko tą pačią, jeigu reikės apšyfkių kokį. Dabar servisinę biškį dalį atiduoda, žinai. Pajelnikas yra. Tikrai, ar ten... Tai tikrai, ačiū rrr.lt, kad egzistuojat ir egzistuokit toliau, o kad jie toliau egzistuotų, apsilankykite ir užsakykite iš šių detalių. Tikrai. Geriausia internetinė detalių parduotuvė šiuo metu internete. Aš jums garantuoju. Kiek yra to įsikalimo į galvą, kad tai pažiūrėk, man reikia biškį detalės, bet turiu nuvažiuoti į Fabioniškis, į garažus, nes ten... Man paskutinį kartą... Iš paštomato nepasimgai. Paskutinį kartą, kur buvau šokiruotas, kaip mane servisė tiesiog apipisinėja tiesiog ant akių, tik nuvežiau pakeisti mašinos padangų, abi priekinius piso, vieną ten gumbas atsirado, kitą ten kažkas dar. Ir nuvežiau šios padangas pakeisti, ten aišku kažką darė, ten pamatė, kad ratlankį biškai reiktiesint pasirodo, žinai, dėl to gumbos atsirado, vėl susigalvoja, blė. Sakau, gerai, nutiesinkit tą ratlankį, blė, viską, ateinu už 2 padangų keitimą, ratlankio patiestimą, gal ten, blė, 3 kiam ar kiek, tipo, žinai. Ir aš prieinu prie kasos ir stovi sėdi bišas su akinukais ten kročia, kur man pasako to sumo, šalia stovi kiti meistrai, kur man mašinas netvarkė, nieko nematė, šiaip kažką čilino, kavukę geria meistrai, tipo to pačio servizo. Ir jie maždaug žinojo, ką man tvarkė, mano mašinai, žinai, bet tipo nežinojo, ką ten paskaičiavo. Ir aš tiesiog prieinu prie kasos, man sako, 3,40 bus. Ir vienas bičas šalia manęs net nesulaikė, emocijos toks, kiek? Daug, tipo. Ir tas bičiukas, kuris man pasakė, sukai taip, ir tai padarė, žiūrėk. Ir aš stoviu, blė, žiūrėk, prie jūsų, blė. Ir sumokėjau, na, kur jie dėjo pažengė, aš nuėjau, tipo, kur net tas bišas achujelino, kiek mane plėšinėja, tipo, net jom biškis sąžinė vidinį išlindo, prasme, net jis esu, kiek, blė, tipo. Aš sėdu mašiną, aš jaučiuosi, kad man tiesiog su bibi palilūpus pavaliojo, man taip jaučiuosi, man tiesiog. O žinai, kaip jie kalbėjo tarpusą. Ir jis tai stovi toks kūros. Tai su rožiais, va toks kūros. Va toks, blė. Aš tik taip rodo. Gerai, buvo stovas. Ar sumokėjau? Seniai, grinai. Sumokėjau. Čiokatas debilas daugiau. Aš tau sakau, kiek man prašysi dėkmotam. Debilai, litopsai. O jis dar, kad dvigubai nugrėpšiu. Labusai, debilai. Nusifakink numerį, žinau, kad čia šitas geras dalbajovas. Bairiai, bet reikia mokėti, blėt, komikam. Aš mairikų tave vadinu. Legenda esi tam servisui. Garbės lentot Lietuvo, remelis ką. O tada su rožiniais buvai plaukais? Jo, čia vas. Kur aš šaltibaršį vadinu. A, gerit, vėl rožinis atvažiavo. Paskui prie stalo, aš manau, greičiau blėčiai tokį pėdiką apipysom. Šikninė gerai, mes pažvarkime. Subinynė. Eiktų, nakai. Jo, tai žodžiu, nu bet ką, nurijau aš tą tiesiog. Ir jis ir mašina galų varo. Tai va ir, karočią, taip ir galas, kad buvo apgautas. Jo, daisiu. Gerai, nebejaukiai, jaučiu. Baigė. Jau į servizę išpinė. Nesėti toks, Markai, nesėti. Tai žodžiu, jo, tai vat,
Važiuokit į servisą savo detalėm, gal bent nereikės tiek daug sumokėti. rrr.lt. Ačiū. Jo, toks gyvenimas. Čia integracija. Geriausiai įstatymai. Karočią Dovis klausė, kai nebuvo tavęs prie mūsų, sako, kodėl tu mašiną, blėt, nusipirki? Taigi prikėlė šaibą per vasarą, blėt, viską. Nežinau, man absoliučiai nereikia šiaip, žinok, mašinas. Tikrai, aš 3. Bičias vestuvių vedėjas, blėt, po visą Lietuvą važinėja, bet... Taigi pasiemu. Ne, žinok, aš pasiemu, bet, aš pasiemu nuomai. O tu, pavyzdžiui, bet iš tų žmonių, tu vedės Exceliukus, savo išlaidų kažkokius darais, ar čia... Tavas atrodo kaip Excelius. Nelabai, dėl to ir klausiu. Ja, tas pirmas, ne. Nes man įdomu būtų, paskaičiuoti, žinai, kiek kainuoja, tipo, aš mašina kiek kainuoja, tipo, ar tikrai vis tiek apsimoka taip labiau, tipo, nuomoti pastovi. Man, tipo, sezonui reikia tas mašinas, žinai, tipo... Žiemą namuose sėdėsiu, kad... Jo, žiemą aš tikrai, jeigu varau į kaimą pasiemi, ten savaitgaliui, kas ten 9 eurų yra, pavyzdžiui, aš vis įmut, kad tarkim 10 dienų vasarai, tai ten gaunasi 100 eurų, ir plus dar kūrą kokį supilti. Tai po 15 eurų porą. Biškai, žinai, pasiderin. Nusturiukai. Jo. Tai labai zaibys, man dėl to nereikia, tai dabar. A girdi, man kažką darbai minėjęs, kad varysi atostogauti, čia baisiai kažkokį mėnesį, New Yorką kažkokį. Baisiai, tikrai varysi. Tai dabar mes jau galim sakyti, kad varom, ar negalim? Negalim. Kur man? Nevarom, niekas. Pamiršau, va. Viską pėnas tiesiog sustygų. Ne, aš galvoju, bet nereikia, na. Tai varysim, varysim tą pažiūrėti Žalgiriuką. Tada grįšiu, turiu išnaudoti kuponą per Kalėdas, gavau į Harry Potterio muziejų Londone. Turiu ten, tada varysiu tikrai į New Yorką, 2 savaitės, manau. Ir tada varysiu vienas kažkur, kur biški šilčiau, į kokią Latviją gal. Kada čia varysiu? Ir aš mačiau, blėt, Vengrijoje, Rumunijoje yra tas didelis, blėt, po stogu, tas didžiausias ten su palmėm, blėt. Dažnai ten Lenkija, kur ten tas, blėt. Vengrija, Rumunija, Lenkija, kur man kažkur degro gaudas žemėlapis. Kažkur ten yra, toj pusėje. Tarp Kazachstano. Nėra, kad Lenkija tiesiog yra prie visų Europos šalių, tipo. Tranzitinė, ja. Nu, tipo, Lenkija yra prie visų šalių, tipo. Aš tai irgi varysiu į Ispaniją, galvoju. Negalvoju, nusipirkau sausio 13. Sausio 13? Tai mes čia visi lekiam lauk, aš varysiu sausio 15 vėlį. Kur varysi? Į Tailandą? Tai nebūtinai, bet į Aziją. Tai Nepalą. Dar nenusprendžiu, kur čia sausio 15. Tai malko, aš galiu kartu varyti, žinok. Tai varom, sutiksim kažkur Aziją. Easy. Tai varom, bet susitiksim. Ne, tai mes su Doviliu išvarom sausio 15, tai tu gali prisiderinti. Ten darykite, ką norite. Kaip tėvas. Galim surasti kažkam taškės, jeigu tu anksčiau ar vėliau išvarys, galim kažkam taškės sutikti, tipo, ten, galvoju, gal vėl grįžti į Šri Lanką, tipo, visai patiko. Aš vakar galvoju, tipo, nuskrysiu, tipo, į Malagą, bet pisi po to į Maroką. Visat Maroką. Norėtum pažiūrėti, tos hašas atrodo vis tiek. Bet marokietiškas hašas. Į Indiją gal ten prinkčiau, na, va taip. Jo, varysiu, bai aukščiausias kurortus, geriausias, bet žinomos garsiosios Indijos. Aš galvojau, karoči, formatą. Tu, aš ir Markas tuktukais varom. Ble, neblogas. Geras? Labai, na, neblogas. Dar vieną kalbinu, bet nesakys ką. Čia jau Bartuška. Išvarai. Nepažįsti. Nepažįsti. Tai jo, tai smagiai, nu ką, visi pakeliausim. Dovi, kokia tau artimiausia kelionė nusimato? Belgradas? Aš slidinėti jau varysiu. Pana išrinko jau kur varat, ne? Stekne, Dovi, varysiu 3 slėlėm. Aš turiu jau, gal aš renku kur. Eik, ką tu turi. O tavo pana? Pasakyk, kur man nukeliau. Tai gali pys, na. Pyskite, Jelgavą kokį. Gerai. Tu turi daugiau įsimintiniausią vasaros momentą šios vasaros. Šios vasaros. Jėga jaučiu. Jėga, bre, atsiverčiau, viskas. A, ne? Jo, sakiau, paskutinis festivalis, kurį valysi. Per fest rūkšti huja. Tai ten jėga yra rūkšti, reikia pist. Supratau. Gerasis bakterijas. Tai ne visi šamanai ir jie ten vaikšto po tą mišką, jiems ten zaibysi. Aš tik žiūrėjau. Žiūrėjausi tau zaibysi. Man vien pažiūrėt buvo. Tiesiog urėdų festivalis buvo. Visi po mišką vaikšto, visiems zaiby. Basi. Urėdai nuo galvos kaip Eik tu, na, Jėgai nuo rūkšties, na. Ble, kitaip su to, kada jėga bus tais metais, šiaip noriu varyti daug metų, vis laiko į stand-upą užsiukai, pasidarau per tą laiką ir negaliu varyti. Pasikeisit vis. Aš negalėsiu kitas. Ne, tai nekvietėm. Išvarau, na. Švarmi, Bolivija su Doviu. O tu paladat nebaigi vestuvių sezoną, vesti kitas. Paskutinės, va, viskas. Šeštadienį. Ne, bet turime kitą, nu, tipo, į Bartušką, tai metė, nu, visiškai. Jo, Bartuškai pizda, maldėts, dabar man nukris kažkiek. Man pasiūlė užvakar, kada ne šeštadienį, čia pirmasis tujas mano gyvenime vest.
Nestik, ne kišpimpalo. Nesutikau, blėt, nes kažkaip nežinau. Nu, ne, gal, blėt. Prisiklausiau iš jūsų Bartuškų užtektinai, koks vargas. Per didelį pinigai. O kaip vargas, tai aš manau būna ir zavysiu. Aš taip bandysiu tas laidotuvės prastrint, blėt. Mano mūdas tinka laidotuvų vedimui, blėt. O tikrai, realiai. Šiaip jau viškai nešvendimo nebūna. Aš esu low energy, blėt, man taip nepatinka, blėt, pozityvumas, na, ten išspisnėjimas, man laidotas, aš tobulai pravešiu. Blėt, visi taip paliudėtų, kaip nėra liudėję. Kaip, nežinau, paustų. Jo, nes Latvijos. Ne, tiesiog, blėt, pakalbėčiau, prisimintume. Bent, žinai, kad demotivacija skaito atėjus. Demotivacijų pišiu gerų, tai aš nešu apie tai, ką reiškia gyvenimas, kad tai svarbiausia. Gerai, kokie būtų žaidimai? Nes tiek turi būti programą. Žaidimų kažkaip reikėtų laidoti. Laidoti žaidimų. Šiaudus, kas kitas. Vaskinį atidengimo būtų tas paminklo atidengimas būtų kur. Tada, tipo, ateini su papkė, sakai, o ką, kas... Realiai, laidotuvės kažkam pravest, arba skirybas, taip. Aš galiu šitos du. Bet tikrai galėtume pys dalį paskutinę, kur tai pasakai, kas nemėgsta juodo humoro, dabar išeikit, dabar eisi juodi anekdotai apie mirtį. Kuineta mirtis. Laidotuvės ves. Bet yra kažkokia vedėja moteris, kur ten sakė, kad... Bet man laidotuvėse, kas užpisa pasinės laidotuvės, kur buvo raudotų, kur plėto atstori 3 valandas, jau raudotus dainas. Aš jau tikrai Beną paimčiau šitoje vietoje, jeigu jūs tokias laidotuvės organizuojate. Ne, bet tai matai, aš tai norėčiau, kad dažniausiai miršta vyresni žmonės ir jie nori to, tipo. Nu, jiems labai tai svadu, tipo, šitų. Blet, vakar dar mačiau, aš kartais negaliu. Jeigu nebenori, norėjo iki to. Kartais negaliu biškiu vis tiek patikėti žmonių, to tokių, tipo, tupumų, žinai, kur vakar irgi per žinias rodė reportažą apie donorus, tipo, nu, kad dar, tipo, mažai dar palyginus donorų Lietuvoje yra ir kad labai sunku būna su giminėm kalbėtis, tipo, nes kai kurios giminės neadekvačiai nenori organų atiduoti, tipo, savo ten giminės mirusios, žinai. Ir ten sakė, nu būna, pasakė tokių istorijų, kur pasakoja, sako, mano kaimyno draugas jau buvo beveik miręs, iš jo paėmė kepenis, jis atsigavo ir nebegalėjo gyventi be kepenų. Va taip jie buvo, va tokia istorija, sako, ir daktaras sako, būna tokių, blėt, istorijų, nenori duoti organų, nes dar vdruk atsigaus, tipo, arba nenukeliaus į rojų, nes, nu, siela be kepenų, nenukeliaus į rojų. Blėt, tai pažiūri Petras prie vartų, blėt, dangaus, taip, blėt, be kepenų, nahu, tai imigrantų, blėt. Bet žmonės realiai, tipo, nenori duoti organų, tipo. Prie rojaus vartų. Trūks tam kažko? Ką tu toks, blėt, neramus be kepenų? Va, žiūrėk, suradausi, noriu pasakyti. Vienintelė Lietuvoje laidotuvių vedėja Birutė. Apie išskirtinės laidotuvės. Juose ir plojama, net ir šokama, teigia Birutė. O, ble. Prašau. Taip, realiai, jeigu kažkas nenori Birutės, o nori, taip, manęs, feel free visais, taip, socialinės veiklose gali prašyti. Birutė ahujena quotes apie laidotuvių vedimą. Kaip nėra vienodų vestuvių ir krikštynų, taip ir laidotuvės neprivalo būti vienodos, nes žmonės juk labai skirtingi ir jų gyvenimai nebūna vienodi. Wow, čia bliam. Šilo rašė tą. Pres prikinti paneša karstą grodą. Leave the world behind, yeah. Žiūrėk, komentarai. Mano kaimynas surašė apie savo laidotuvės viską į sąsiuvinio ir timiesiams beliko išpildyti jo norą. Bet taip, tai dehuekas, tai tikrai padarė. Ne, bet galbūt apie laidotuvės, čia gal kingas viso. Sakai, nebekalbėsi. Spalio 10 vis bankroto bylos tas. Bet ten nemažai kas segas, nedags. 100 kreditoriams skoloja. 100 su virš. Eik tu. 109, man ras. Ne, 100 kem, minuso kažkaip, ne, minuso buvo, tipo, į minusą varė 100 kem, bet kreditoriams skoloja bendrai yra 9 kavalkos. Tipo. Bet taip palačiai, kreditoriams skola, tai kreditas paimtas, taip. Ne, nu kreditoriai, tai kas investavo ten, gali būti, kad jie pirko kažką, ten jis, pavyzdžiui, nuomavosi kokią areną, žinai, ir nesmokėjo areną. Tai arena yra kreditorius. Alio. Nieko, mes čia postą filmuojam, žinai, ir tiesiog mūsų rėmėjas buvo rrr.lt, žiauri norėjau, žiauri norėjau paprašyti, kad pabandytum ištart, tiesiog rrr.lt, tiesiog. Mes patys irgi, šiandien podcastas negalėjau pakelti savo. Gali pasakyti rrr.lt, 3r. rrr.lt. Dėkui, įmėsiu čyriką tavo šitą integraciją. Davai, Kyslė. Kyslė, kad dviejose podcastuose vienu metu. Taip atidirbęs, pagarbana. Laisva ranka į ranką. Jo. Palaukit, iš šito podcastas. Taip klausom.
O šiaip, pavyzdžiui, jums nėra lomkių grįžti po vasaros... Į salę, baisiai noriu. Bensė ten eina, tipo, bet ten mačiau, kad kebabas pisa, tai ten koks... Valgy. Nu, be Orlako atsakyk, na. Visas naujamistis kalba. Aš norėčiau jam į lavašą tokio nesti. Žiūrėjau, nori pabaišinti? Ne. Režimas, kad viskas baigėsi, na, kebabai. O kam tu rašies, Bensė? Ironmanai. Ironmanas, sakė, tai pisa Ironmanai, bet su paprastais rūbais. Ironmanas nesiruoš, ten per ilgai. Ten tas jo būna 7.3 ar koks. Ten 100%, be jokių, nahu, dviratininko prangų, blėt, krūo plafkiam balso tiesiog, nahu. Ir su paprastais kėdukai. Aplenktum tos visus, kur aplenktum. Gal neaplenktum. Bet kokį vieną duchą su apteškiam aplenktum. Manau, kad ne vieną. Nes aš kai dviračiais pamatau, tu juos tai vis laik lenkiu pisų, savo taip ribotų galimybių dviračių, blėt, ir tiesiog birkins, sakais, pisų tiesiog spaudimo, na, duodu greičio, taip, arba aplenkiu, arba duodu iš galo, taip, kad apsišiktų mintų savo tais rūbais. Mes vakar varėme, ką aš pamėdį prie baltą ir taip išlipom iš mašinos, einam važiuoja to dviračių togu, ką čia kūro apsimyžę, vafliai važiuoja tais rūbais, negaliu žiūrėti. Man tai tas jų kaukšėjimas labiausiai. Žinai, kai jie nulipa nuo to dviračio ir papardė vaikštą, blėt. Kur su kablais, blėt. Kurva, dviratiniai, na, pareidai. Dviratiniai, blėt. Blėt, bet kažkas yra su jų uniformom, blėt. Aš negaliu irgi pamėgti, blėt. Bet pas mumis Klaipėdai nebūdavo, pas mumis visi prie jūros važiuoja normaliai. Nu, tipo, tokie, tipo, atsipalaidavę, kaip Bensė važinėjo. Aš turiu draugelių, kurie labai geri draugeliai ir užsiiminėjo tais dviračių chuiniom, bet aš, blėt, nustosiu, kai jūs ant tų dviračių esate, jūs mane draugė, aš negerbiu jūsų. Nulipa nuo dviračių, nusimaunat batus, viskas gerai. Bet dar iš tie, kur tipo pravažiuoja, ten tipo matai, kad tipo ten važinėja, gal yra, bet tokie, kur ten varo, taip dairas, bet visi rūbai, pisti, ten šalmai, tokie smailūs, kad greitai. Bensė sakė, kad ten kur plaukus kuto žmonės, kad... Jo, kai kurie, tipo, kad aerodinamika, tipo, būtų pizda. Jeigu tu nesirašai varžybom ir nedalyvai varžybose, skuti kojas, tiesiog, kad šiaip malonumai greičiau važiuoti, tu pėdikas esi, o ne dviratininkas. Dviračių federacijos prezidentas. Žiūrėk, aš tai nieko prieš neturiu žmonės, kurie skutos kojas ant vyrus, jeigu tai nėra dėl to, kad tu greitesnis būtum. Jeigu tu nori, sėstis kojas, skuskis, čia niekam nerūpi, jeigu ne džymė, tai darai, blė. Jeigu džymė skustumės, tai žopa tau. Bet taip, šiaip tai, jeigu skuties dėl to, kad būtum greitesnis, bibi, žinau kam, tipo, tam stravos, blė, tepsė, taip, sakysime, tipo, nesuvokiama, man irgi, blė. Kiek aš dabar irgi buvau už okrasalį? Nu, tai paskutos bazas, bičas. Senė, tai pablėt, bet mašino aš niekada bet toksai skutas, kuras, nu, aš jam ką šiam pasakysiu, bijau aš jam kažką sakyti. Bet mintysi, aš labai piktai jam pasakiau. Bet realiai, skutas galvoju, aš tu pasakysiu, bet nesakysiu. Jeigu jie galėtų mintis skaityti, ką tu galvoji, suka? Kad čiokai mintis, jeigu skaitytų. Šopa būtų. Vis tiek su klaidom. Skaitytų, kad čiokai mintis, vis tiek su klaidom kažkaip. Ką tu man, žasinų pamanilai? Kas aš to per žasiną? Ne žasinas, blė. Blė, bet tai yra žmonių šiaip tai vėlgi, tu pasakytum tam, kad čiokui nemalaukas te pradėtų mušti. Ir yra žmonių, kur poho jiems, taip, kurie sako visiems, taip, neblaus. Esmė tame, kad iš vis šiais laikais mažai kas be muštų tave, nu, tipo, reikia... Šių kakta blizgės, pizdaš, kremo buvau pastepęs. Tipo, jau netgi žiūriausi, kad čiokai supranta, kad negalim pisti galvą, žinai, tiesiog, tipo, gali... Yra žmonių realiai, kurie, tipo, nėra fiziškai kažkokie, tipo, stiprus, bet jie labai dažnai pasako už save fiziškai stipresniem pastabas dalykus. Bet ten yra tie, kurie netrodo fiziškai stiprus ir galėtų atmalt, nahu, bet kokį kačioką. Fighterį, pavyzdžiui, taip pat, jie kiek buvo. Koks Vitas Karosas, nu. Ne, bet Karosas toks nusiripinės. Bet jie svoris labai. Bet vėlgi jis netrodo, taip, didelis, žinai, ar koks dar. Ignas Barisas, pavyzdžiui, irgi toks jau yra. Ne, Ignas Barisas atrodo kaip... Nu, jis atrodo iš veido, bet vėlgi, jeigu tu lygintum didelį, žinai. Nu tai, bet ten jau, žinai, ten nebe dydis, ten pasiširdys didelė, blė. Jisai komotai širdis. Tai jūsų pistų, blė. Kietas, blė, kaip. Bet esmė tame, kad aš netą turiu menį, kad tipo, man kažkodėl yra tokia likus, kaip gal traumų iš Klaipėdos plėseniau, tipo, kad aš suprantu tik taip, jeigu aš kažkam sakau, reiks maltis. Nu, žinai, tipo, aš galbūt būčiau pasakęs salėje, aš būčiau gal salėje pasakęs tam gačiogui, nes šansų, kad mes susimušim labai mažai. Bet man vis tiek atrodo, kad, nu, jeigu tu jau kažką sakai, kažkokią piktesnę pastabą, nu tai... Kad reikia galvoti apie tą kritinę situaciją. Kad reikės pizdinis, tipo, žinai, tipo, dėl to nepasakai, nes galvoju, kad reikės pizdinis. Aš būčiau pasakęs... Logiška, tipo, negaliu paneigti šitas logikos. Bet jeigu kačiokas, tipo, nu, kačiokas sakysi, nu, blėt, nu, kaip su jaučiu eit pasikalbėti, kad nesidraskytų. Bet, blėt, tipo, 21 amžiui, blėt, skirstytis, na, pagal dydžius ir pagal tai, kas kam gali tas pizdyti, tai irgi truputį juokinga. Bet kam, užmėšiau, dabar išeinam.
Nu gerai, yra gal kas, ką neužmiršau. Ne, dar buvau atsiminęs, kad apie pasalą jau papasakoti. Apie pasą? Ai, pasalą. Čia istorija, davai klausom. Marko istorija yra apie tai, kaip padarė pasalą kažką bahūrai, kažką. Iš Klaipėdos šiandien. Pasalą. Turiu tokį Klaipėdą. Pasalą. Padarė pasalą. Per dieną. Nemokamai. 109 eurų kainuoja. Nemokamai. Tas ieškamiausias bičias Lietuvoje Renaldas Kanys. Dabar stopos ir važinėja. Ne, žodžiu. Toks yra bičiukas mano draugelis Laipdai, kuris mano stogas būdavo ir šiaip maldės. Bičias, dabar... Kur tu gyvenai? Ar to stogo reikėdavo? Kokia tavo būdavo kasdienybė? Tokas stogas. Nuo patėvio, stogas. Aš dažnai kartais brolį išprašydavau, kad mane apgintus į stogą turėjom, blėt. Nes aš, blėt, kažkaip prisitirbdavau, bet dažniausiai su mergom, tipo, nukabinau nors vyresnę paną, kuri turi vyresnį bičiukas norėdavo mane supyzint pastovyti. Matau, tokias bėdos pas realiai būdavo. Toks gyvenimas, kad 8. Arba ieškai savo amžiaus. Devintokas, tipo, ateidavo į foje sutikti su 11-12 panom, tipo, ir per langą eidom, ten kur nors kavos gerti, tiesiog 12 žiedai mane, bailiai kaip piktai, tipo, ir supyzint norėdavo už tai nusiog, bet, nors pats lochai, jeigu nuo jų 9 paną Niekas nereleitina dabar prie kompiuterio ekrano, niekas nereleitina su šitą istoriją. Bet gerai, man tai būtų. Vėl keltas nemarko, šis tiktokas, ką čia vėl, kur pasakė, mokėjau pizdėlin gerai, tas panas užkalbinu. Pizdą laižiau gerai. Ir, blėt, bibys tos, pizdą laižiau gerai. Ir žodžiu, turėjau aš tą tokį savo kaip stogą, tipo, jisai toks tipo įdomus, čiuvelis dabar, šiaip, tai maladės dabar taip gyvena, ten turi versliukų, tipo gerai sukas. Bet, karočią, jisai neturėjo profilio fotkės Facebook'e ir jis, karočią, susikapoja per komentarus kažkokį, tipo, ąžuolyno vierchų, tipo. Bet ąžuolynas, nu tokia šūlė, kur ten tie vierchai, žinai, ten... Geriausia Klaipėdos šūlė to metu, tipo. Tai, žinai, nu, geriausias Klaipėdos šūlės vierchas koks bus, nu, tai... Kaip čia tipo Šiauriai diplomatiškas šilas. Aš jo žalyną jau, tai va. Ir tu jau prie kėdesnių ten buvai, ne? Kur ne visas pamokas, blėt, pavasarį nesimida jau. Įsivaizduoju, tokie atrodo visi kaip tipo Hollywoodo, tie tokie blogiukai, ne? Tipo balti privilegijuoti vyrai, tipo. Jo, bet jis toks, tipo, ir jisai prisihlapojo komentaruose ant to, sakykim, nu, pakeisiu vardą, sakykim, Dainiukas, man patinka Dainiukas vardas. Ant to mano draugelio... Jo, vardas redakcijai žinomas, tikras vardas iš pareidės. Antrą pasakyk. Painiukas. Yeah. Žodžiu. Ir jis, kadangi neturi profilio fotkės, jie pradėjo kapotis. Taip, nu, aišku, senais laikais vis laik būdavo, davai, ką nori, stingam Klaipėdą, davai, jo, davai. Tai prie ąžuolyno, na, tada ir tada, tai gerai, davai, kur atvarysiu, pidarė, tau pizdatį. Ir tada tas Dainiukas, tipo, sako, davai kažkaip įdomiau padarom. Jis, tipo, jis galėjo ir taip atvaryti, žinai, bet jis, tipo, norėjo kažkaip įdomiau padaryti. Pasimė dar vieną mūsų bendrą draugelį. Sako, davai, tu apsimės manim, tipo. O tas draugelis taip pat kaip aš atrodo, mano veikmetų, toks centrinis, tipo toks lokelis, tipo, nu, tipo, kaip atrodo, nes tas ąžuolyno vierchas vis tiek buvo kažkoks moroziukas, tipo, nu, tipo, protingas moroziukas, kuris gerai šūlį mokas, vis tiek morozas. Kažkaip lietoks yra. Ir žodžiu, ir tipo, tas Dainiukas, kur čia laukia krūmuose, pasislėpęs, tipo, stebi situaciją. Kur žalgirio mūšį. Jo. Blet, gerai šūlį nemokas, bet protingai žaidžia mano. O Dainiukas buvo iš Žemynos, karočiui. Žemyną, tai kas Klaipėdoj žino, tai viena žiauresnių Klaipėdos mokyklų. Ir, tipo, žodžiu, Dainiukas pasislėpęs krūmuose, atvarus mano draugelis, sakykim, Tomas, tipo, ir tas morozas jau laukia, nu ir jis jau mato, kad lengvas grobis, nes atėjo tas draugelis, žinai, su kėdukais, toks, tipo, įsivadagai mano šūlė, toks iški centrinis, tipo. Nu ir tas ten iš karto skleidžia raumenis, tipo, ką tu, kurva, lavonas, ateik dabar, čia kūro, man batus laižysi, tipo. O tas specialiai apskutinėja, tipo, ne, nu tai, blė, nu tai šiuori, tai kažkas tai. Ir jis, tipo, jau dar labiau augis, ne, ką tu, kur dar bazarys, kažką, tipo, žinai. Ir jis, tipo, labai skoncentravęs į tą, tipo, draugelį mano, jau ten, kad jį kažką darys, ten jie vis artėja. O tuo metu Dainiukas, atsiprašau, atsistoja iš pakrūmų, taip iš nugaros jam ateina, aš sakau, ramų žingsniukų, taip ateina ir, tipo, iš visų jėgų, taip jam įsprandys, tipo, kažką to, tipo, ką tu, ir tas viskas, moros, zdaravo, aš Dainiukas, vaidyblė, ir tu, ką jie, ten žūna, bam, jis ant kur ant kelių pats atsiklopęs, tipo, blė, sorry. Vaška istorija. Eik, tu nagri, geras. Pasalada. Tai ten jį garočią pakluptą, taip, YouTube šitą pasaladą sako. Padaužė ten, tipo, pliuchų, žinai, jį, tipo, ir išsiutė šūlę, garočią. Tipo, tai visą mokyklą matė, tai jis, tipo, tapo šūlės lochas tada jau. Nebeverchas. Jo. Naujas verchas buvo išrinktas baltas dūmas, paskrido rajone. Mes čia aš to reikėlės. Iš kebabinės dūmas išėjo.
Jo, tokie laikai buvo, blema, šiaip jokingi laikai. Mus kažkada šulėjo pizintis visi, tai aš buvau skūręs Facebook'o eventą, tipo parke. Visa šulė Facebook'o eventą, mačiau eventą, bus drakės, jau jo, sakau parke. Smagu tas drakės būtų. Bet nesimuša, nieks, tai tiek žmonių susirinko, pasiuntinėjo, ins kitą riską. Ja, tai tokia nesavo. Supratau. Ką, pizinam šią. Jo, mes ką, nesam čia ilgų podcastų darytojai, manau, mūsų pasiliję buvo. Ne, pizdačiai, dar matau laikrodį, per mažai dar pabūnam. Tiesiog pasėdim, patylim. Nebūtina kažką šnekėt. Ja. Na, jeigu žmonės pasilo... Malda, davai, malda, na. Na, dar galim kažką trumpai aptart, davai, tu pis kokią temą sakyk dabar parentom. Prieš pavaikį, čia atsisveikintume taip. Tema. Na, gali nesakyti, pahai. Sakysim. Prašy, kad neišsibėgiot. Micha? Ja. Tai gerai, tai mes dar vis tiek čia. Markas į Albaniją, blėt, sakau, kur Vaitekūnai, na, reikia pist, na, mums irgi. Kur Albanija? Tai va, po. Markas paėmės, kur gerai. Bet nieko nesakė, tai pasukaukiam už polą pasalą. Gerai. Parodo ir šitą, žiūrėkit, parodo. Tai atsiminta, pana buvo Hack 2. Ta, kur žmonės. Dabar turi savo podcastą ir čia vienas geriausių, man trendų yra amerikonai, turi gerą humoro jausmą ties šito. Jo, mačiau šitą. Tipo, pažiūrėk, koks geras trendas, kaip trolina ją, tipo, kad žiūri, tipo, lėkingas čia. Čia. Pagarsink balsos. Gerai. Čia. Čia. Žinai, komentarai. Ką tik, tipo, just keep my funeral to watch Talk 2. Smallest Talk 2 watch party. Talk 2 watch party, tipo, ir visi beliekė tiesiog. Absolute cinema. Bet labai geras man šitas, Vaikų darželis, blė. Vaikų darželis? Aišku, na, normalių žiūrėtume, blė, Petrą, kurą čia prižiūrėtume. Ką Petras dabar kažką kažką buvo? dabar padarė kažkas su Šreku, kur Petro ir Maibacho laivo tiesiog Žinai, davai šitą. Kažkaip Kristina Barazauskienė, what the fuck. Там сказал базара, ты ж мокил до писи. Čia tai geras. Šrekas su Petro garsinimu. Wow. Vasara baigėsi tiem, kurie pinigų neturi. Baigėsi tiem, kurie pinigų neturi. Tai Jungle Kingui. Baigės vasarą, jo. Bet vasarą, kai vienai ir taip baigės. Bet vis tiek drįškėsim. Kiek vertinam vasarą balais, Markai? Bet nebloga šį vasarėlę tokia. Bet man dvi dalis vasaros. 9 duodu, nes man Kroatija ten žiūri gerai, pavam užsidarė labai gerai su tapu. Man dvi dalis vasaros, taip pat skrečių vertinčiau, blėt. Nes sugadintų vidurkiną. Pirma pusė zaibys, antra pusė tokia, blėt, jau norėjau į Vilnių. Rimtai? Jo, nes aš pirmą kartą buvau Visą vasarą išvažiavęs, taip, ir supratau, kad blėt, vis dėlto man Vilnius vasarą tikrai patinka iš tikrųjų. Blėm, aš kitais metais biškai taip darysim, irgi mažiau bus, tipo, nes šią vasarą buvau vien tik tai pajūry ir buvau, bet man irgi. Ne, turim Vilnių, žiūrų, blėt, kažką, tipo. Dabar tą būtą fainą tokį naują pasiėmę, manau, jame irgi bus smagu būti. Tai šią vasarą kažkaip... Aš taip pat Klaipėdą atradau šią vasarą, kas tikrai, kad man labai patinka. Belikai patiko Klaipėdą. Vienu metu jis labiau už mane Klaipėdėtis jau buvo, nes nervins buvau pradėjęs. Jūs visais trynas, sėdi kiauras dienas. Jis palikęs, mano spotose vaikystės, bet sėdi kur man. Bet aš ten ne tik centre, ten po visus rajonus pasiekė. Ir tauralų, kai buvo nuvaręs svečius, ten panikė kažkokia, blėt. Visur buvo. Kritės, blėt, džiakus sėdėjo. Bet kažkokia pana visą vasarą keldavo į bensį, kas ten per pana. Vis kitą keldavo. Ja, vis kitą. Aš galiu nuleikim pachumą. Galės. Minėtas susilyti. Sakyk, kažkaip. Ten yra... Ne, tik tu bent minėtas susilyti. Sigito gaidį irgi. Minėtas susilyti. Tai to visai, tipo. Tokia jaunatiška, bet vyresnė, tipo. Viskas. Jo, va, tau pizda būtų, žinok, temų padiskutuot galėtume ten apie, blėt, horoskopus. Jo, dabar kosmosais domisi labai. Aš mačiau, kad jinai labai jos mėgstamiausia veikla yra ravė daržą, bet su bikiniu, seniai čia tiesiog tobulo pornukų pradžioje. Tai aš kalbinau, aš šią vasarą kalbinau, eina kažkokia moteris iš jos gal sako, o čia žiūrėkit, čia Mėnulio deivė, reik nusifotkinti.
Mėnulio deivė, tai čia tau pats tas. Kristalai. Čia tau pats tas. Kristalus prieš mėnulį krauti, šitas yra dalykas. Mėnesinė pasipilt ir tema. Iš Joniškio tą mergą, blėt, sužinojau. Ne? Nuo Barygos kliškio mėnulis. Ką jis daro tiems žmonėms ten, blėt? Aš parašiau, draugelį, sakau, žiūrėk, jeigu Lietuvos mastu kažkas istorijus įsimeta, ar blėt, nueina iki kakadų ir debilas, tai iš Joniškio, bet ne 100%. Nu tai taip. Kažkas yra. Aš dar norėjau baigti, nebuvau pasakęs, kad nuo Barygos kliškio mėnulis tai visus gerai kristalais užkrauna. Nu tokį tiesiog. Gal kažkas pasijuoks? Nu jo, gal kažkam patiks, gal ne. Spręskit patys, aš nevėp. Agiri dabar podcast pabaigoje tikrai, ką turi susirašęs tokio, bet nesi tikras. Gal kažkam tiks. Davai, karačia, davai, tu prie kompa, tu valdai sen. Ar neįžungta? Davai, tu prie tu valdai. Aš kaip atsilikėlis kažkas. Tėvas, kur čiūkinas jau. Atrodo, tau ką, 3 prūminius dantis ištraukęs. Norėjau visą gerą sugalvojau dalyką, blėt. Parašyk, Markai, tada tu. Aš valdau viskas. Ai, tu valdai? Tai tada rašyk... Top 10 šakilo dėjimų. Ne, vasaros pabaiga demotivacija. Davai. Taip ir uždarom. Taip ir uždarom. Garažiai vasaros pabaiga demotivacija. Šiaip ačiū globalinio atšilimui, ta prasme, kartuojam kiekvienais metais rugsėjį tokį. Oi, bus geru čia. Gerai. Vasaros pabaiga. Tada džiaugiamės. Jau demotivacijos reklamuoja. Gerai, einam geresnė. Geresnė, iš tų geresnė turim uždaryti. Šitą? Pavyzdžiui, šitą žiūrim. Lagų pabaiga. Vasaros pabaiga. Lagų pabaiga. Neblogas. Gerai, dar žiūrim. Turi būti kažkoks su mintim toks gražus. Ne, mes pajusim, kada bus gerai. Pramuštis. Va, rugpjūčio pabaiga, va, kažkur. Vasaros pradžia. Skelbė panevžių. Okay. Kuris? Čia tai šitas ne, šitas labai taip pat, tiesiog, faktas parašytas. Kurį jungti? Rugpjūčio pabaiga? Davai, čia bus kažkoks išmintingas, manau, žinai. Visai kitas jungia. Kad gal ten buvo ją pačią dar paeik. Man sugrėtinė. Bet kitas jungia. Ai, va, yra. Tas jausmas, kai jau baigėsi vasara, o tu vis dar balta kaip grėtinė ir riebiai. Paleist video, kur atsinčiau. Kur tu man atsinčiau? Į Messengerį. Nes matai, čia kitas visai. Kokie dar Messengerį, davės tik per Telegramą. Ai, atsiprašau. Nesintinėk man per Messengerį, gerai. Gerai. Sorry, nepyk. Nepaimsiu, nežinau, kaip greičiau padaryti. E-mailai mes. Eik, tu durnas. Kokį e-mailą, bet šiuchint. O kas gero buvo kažkas? Kur vastilėt? Buvo, šiaip juokingas buvo. Ne, norėjau tą parodyti, kad visi pamatyti. Nes čia labai gerai. Parodyti reikia. Čia reikia, kad tipo duoklį žmogui, nes jis pisos montavo čia. Tikrai dar reikia atitaikyti. Nu, bleš, reikia jums. Davai, atsiųskam tą mailą. Atsiųsk e-mailą, viskas. Labai gerai, nežiūrėk, Markai. Aš paleisiu per daug. Arba jo, Markis tegul paleidžia per savo telefoną. Nes, reikia pamatyti. Ir riebiai kaip grėtinė. Kas čia, blėt, vyksta? Sproktas. Jo, realiai, kaip tas pageris. Kaip paspirtukas, tas sproktas. Plius jūs pageris, koks šiandien sadas. Ne. Kas buvo? Pageriai, tie, tipo, kur susprogdino, tipo. 2 štukas Hezbollah, tie visi teroristai. Atsisakė telefoninio ryšio, tipo. Jo, bendraja pageris, tipo. Ir kažkokiu būdu Mosadas sugebėjo vienu metu ištaškyti 2 štukas pagerio, sprogtų vienu metu. Visus ten 2 štukas žmonių ištaškė vidurius, karočią, tipo. Čia viena žiauriausių, čia Kingsman šūdas, kažkoks, tipo, jau. O ukrainiečiai rusų tą sandėlį amunicijos tokį piso, kad 3 žemės dirbėjimų sukėlė, tipo, matė? Taip, su dronais užpuolė, karočią, tą skandėlį visų tų, karočią, raketų sandėlį, kad atrodė, kad pusė Rusijos galvo, kad iš atominė bomba numetė, tipo. Seniai 7 balų žemės dirbėjimą sukėlė sprogimus, tipo. 7 balų žemės dirbėjimą, toks sprogimas buvo Rusijai, karočią, seniai. Kuro kaip zaibės. Jo, aš žiūriu, vakarą toks pritėlgos, aš taip žiūrėjau, toks. O tai žiūriu, toksai jau. Gerai. Pažiūrim. Tai va.
man teikingiausia, kad kažkoks žmogus skyrė laiką. Žiūrėk, senis fanas. Ir tu fanas, tu skiri kiekvieną laiką. Už jį. Tau sakau, už bazarą, tu žinok jau nesupranti. Aš tau sakau, už tokius patyčininkus, kad tu, kai stumė, mane tą. Pedriukas. Turėjai jau kalkų aš geras. Aš tau kiek jau kartų nusileidžiu. Galėtų būti visas šreto filmas. Ačiū. Ačiū visiems. Tobulai, gal čia.